Tu gali, pavyzdžiui, sakyti, kad oi man nerūpi pinigai, bet iš esmės komedijų pinigai yra tam tikras tavo kokybės įvertinimas, žinai? Būtent. Tu gali savo meluoti, kad aš čia žiauriai geras, bet jeigu žmonės, pavyzdžiui, nenori pas tave ateiti, jie nenori eiti, pirkti bilietų į tavo pasirodymus, tavo trupės pasirodymus, tai vadinasi, tu nesi toks įdomus, o jeigu nesi toks įdomus komedijai, tai vadinasi, nesi toks juokingas. Ar tu prisimeni, kada jau pradėjai gauti pirmus tuos pinigus iš komedijos? Neįmanoma, kad man nepasisektų. Jeigu aš stengsiuos, dėsiu visą save, tai failure is not an option. Nesimato to, pavyzdžiui, kai žiūri, žinai, jūsų laidą, nu taip neatrodo, o pasirodo, kad tu turi kilnę širdelę. Nu tai va, mano dabar dar vieną vaiką paėmė, dabar į vaikų namus 4 atėmė. Visus atėjo surinko, sako, motina taip atrodo, neleisim vaikui. Nėra tokio dalyko pas mus kaip prasta nuotaika. Mano darbas yra, kad ir kas būtų mano tiki gyvenime, man reikia eiti juokauti, va, įsijungi knopkę, užlipi ir sakai, labas vakaras, vėliau kaip laikomės. Ir tada pradedi juokauti, pradedi dirbti. Jie visi jauni ir jie turi tiek daug pinigų, tai reiškia, reikia ir man jau dabar pradėti kažką daryti. Jeigu aš užsidirbu 20 000 ir nusipirku grandinę už 20 000, tai debilas esu visiškas. Pasaulis šviesesnė vieta būna, jeigu mes nuoširdžiai stengiamės kitus prajuokinti. Tai aš stengiuosi tą patį daryti, o jeigu reikės daryti bezdėjimo kursus, aš darysiu bet ką, viską, ką reikia. Sveiki, čia pokalbė apie pinigus. Šiandien prieš mane Nedas Zizimantas. Taip, truputėlį tave pristatysiu tiem, kas dar nežino, kas tu esi, nes auditorija mūsų yra skirtinga. Tai komikas, stand-uperis, solo pasirodymų kūrėjas ir vienas iš Bazaras podcast'o balsų ir kūrėjų. Ar dar kažko nepaminėjau? Be abejo, tai filantropas, šeimos žmogus, didžiulis dartų gerbėjas, boulingo siaubas, kaip čia dar, kai mano mergina vadina mane Nevala. Ir šiaip daug turiu titulų, bet pagrindinis tai taip, užsiemu komediją ir juokauju. Ir kuriam turinį internete. Geras, labas. Labas. Tai aš truputėlį pristatysiu, ką mes šitoje laidoje norime perteikti. Tai mes nekalbam šioje laidoje taip tiesiogiai apie pinigus. Tai aš tavęs tikriausiai neklausiu, o gal ir paklausiu, kiek tu uždirbi, kokios tavo yra mėnesinės pajamos. Mes labiau norim parodyti žmonėm, kad pinigai neturėtų būti tabu ir kad būtų lengva apie juos kalbėti. Tai esmė šitos laidos yra tokia. Tai tikiuosi, kad mums pavyks atvirai pasikalbėti. Ir mano toks pirmasis klausimas, kada tu supratai, kad humoras tau gali atnešti pinigus ir galbūt nebereikės dirbti daugiau nieko kito? Tai pakankamai anksti iš tikrųjų. Aš pradėjau kurti studijuodamas universitete, išvažiavęs į užsienį, Anglijoje mokiausi ir pradėjau kurti turinį. Aš augau visą laiką matydamas kitus komikus, jų kuriamą turinį ir kažkaip galvojau, kad va, čia yra dalykas, kurį aš norėčiau daryti. Mane labai žavėjo komedija, stand-upas. Ir pradėjau kurti po truputį turinį, pradėjau kurti TikTok'e, YouTube'e, paskui pradėjau eiti jau iš tus open mic'us Lietuvoje, vis grįžinėdamas. Ir maždaug po metų laiko va, tokios kūrybos, tų kūrimo video, ėjimo į tus open mic'us, jau gavau truputį apšildyti kitų komikų, jau man atrodo, gal buvom ir pradėjau savo trupę komedijos daryti, pamačiau, kad po truputį tie pinigai iš skirtingų pusių ateina, tai iš pasirodymų kažkokių, kūriau, atsimenu, Digi klasiai video dar, čia turbūt bus gal žmonių, kurie dar atsimena, darydavau visokį trumpą turinį, mokyklos istorijas darydavau tokį segmentą. Ir po truputį padėjau ir ten uždirbti pinigų ir kažkaip pamačiau, kad po truputį jau ateina ir mačiau kažkokį tam tikrą kilimą. Ir gal kažkiek naiviai, bet labai labai tikėjau savim, galvojau, kad matau, kad įmanoma, jau pakankamai pavykdavo neblogai man užsidirbti. Ir pagalvojau, kad jeigu aš tikrai stengsiuosi ir dirbsiu, tai aš turėsiu ateitį šitoj sferoj. Aš taip galvojau tada ir dabar jau galvoju taip pat, kad neįmanoma, kad man nepasisektų. Jeigu aš stengsiuos, dėsiu visą save, tai failure is not an option. Žinai, aš galvoju, kad man tikrai pavyks. Gal klausimas tik tai tos variacijos, kiek man pavyks, ar mažiau, ar daugiau, žinai, ir kažkaip įsivertini, kokia tavo, pavyzdžiui, mažiausias pasisekimas įmanomas ir didžiausias kažkokius įsidedu savo tokį rėžį. Ir paskui žiūriu, kaip man gaunas. Ir gaunas visai neblogai, džiaugiuosi, kad pavyksta išgyventi, užsidirbu aš tų pinigų ir labiausiai džiaugiuosi tai dėl to, kad aš darau, kas man labai patinka. Jaučiuosi atradęs savo pašaukimą. Ir atsimenu, pas mus mokykloje atėjo kažkoks kunigas, kur Amerikoje gyveno su tokiu labai keista dikcija ir balsu ir tokio akcentu, tokio damkaus ateidavo ir svarbiausia gyvenime yra
pašaukimas. Gal Rimvydas Jo, vardas, ne? nežinau, bet... Yra kunigas, kurį labai noriu pakalbinti, Jo. tai va, dėl to man labai įdomu. Nežinau, iš tikrųjų, koks jo vardas ir gailiuosi turbūt, kad neįsiminiau, bet atsimenu, kad jis atėjo mum ir taip įdomiai pasakojo apie tą pašaukimą gyvenimo, pasakojo, kad pašaukimas ateina įvairiausiamis formomis ir va aš pamačiau, kad man tas žmonių linksminimas ir kūrimas komedijos man labai labai patinka, labai daug džiaugsmo teikia ir vat nusprendžiau, kad noriu pabandyti, pamačiau, kad ir finansiškai įmanoma, jeigu pamatyčiau, kad neįmanoma, tai turbūt irgi kurčiau, daryčiau tą patį, juokinčiau žmonės, tiesiog dar reikėtų kokį nors darbelį turėti šalia. Ir dabar džiaugiuosi, kad to man nereikia daryti, nes užsidirbu ir čia. Nepaminėjai, kiek tų metų buvo, kai pradėjai? Aš kai pradėjau taip rimtai daug kurt, kelt kažką kiekvieną dieną ir eiti tuos atvirus mikrofonus, tai man buvo 19 metų, o pirmą kartą, kai lipau ant scenos, tai buvo 17, buvau jaunėlis visai. Geras, nebijojai? Bijojau labai buvo baisu, esu pasakojęs šitą istoriją, bet atsimenu, atėjau į pirmą savo atvirą mikrofoną. Man buvo 17 metų, jis buvo Vilniuje Tamstos klube, jie organizavo humoro klubo vienas įkūrėjų, tai Paulius Ambrazevičius. Ir jisai parašo, sakai, e-mailą, Ambrazevičius senis yra, jisai nemoka kitur chatinti, jisai visą laiką jis parašo e-mailą, labai formaliai. Ir parašė, kad tie, kuris registruojatės pirmą kartą, ateikit su manim pasisveikinti, nes aš noriu matyti, kad jūs vietoj. Nu, aš atvariau ten savo, ten 3 draugais ateinu, tipo, ir sakau, labą dieną, Pauliu, čia aš toks ir toks, čia aš lipsiu pasirodyti. Gerai, sako. Ir aš pasveikinu su Ambrazevičium, čia žiūriu, sėdi Bartuševičius. Ir aš galvoju, tu čia mano didvyris komedijos, čia jau man labai baisu. Ir aš sako, čia jeigu nori gali prisėsti, čia komikų stalas, sako, ai, ne, aš nesėsiu, aš ten kur nors gale pabūsiu su draugais savo ten. Ir aš taip savo draugais parins, galvoju, nu kaip čia dabar man reikia pasirodyti, kaip Bartuševičius, taigi čia visi labai klauso, čia visiems labai rūpi. Na, man taip atrodė tuo metu, iš tikrųjų niekam nerūpi. Žmonės, jie savo gyvenimus turi savo problemas, jeigu jiem neįdomu, jie kalbasi su savo ten, nes nieks neatsimena tavęs, kai tau nepasiseka. Ir aš galvoju, nu, bet Bartuševičius manęs jau labai klausys. Stovi išsigąsęs taip su draugais, žiūriu, praeina Katleris, Stonkus, Šežynis, galvoju, negalima, čia taip teikiai neįmanoma, tai jie dabar manęs visi klausys. Ir atsimenu, tam open mic'e lipo ir daug žmonių, su kuriais dabar mes esame bičiuliai ir kolegos, ir Markas, atsimenu, lipo, ir Vanila lipo, ir Patarakas lipo, daug tikrai tokių žmonių, ir Saulius Andriukonis, daug tokių žmonių, kur, tai čia jeigu man 17 buvo, tai čia jau prieš gerus 7 metus, 6, tai visai seniai. Ir daug žmonių iš tikrųjų yra likę dar toj komedijų ir užsiema. Ir aš galvojau, kad labai rūpės, atsimenu, tada pasikalbėjom su kolegu. Ir mano tas pirmas pasirodymas, jisai praėjo, aišku, tu ten nepasirodai, tu dar iš tikrųjų tik mokais, kaip juokauti reikia ant tos scenos, nes mes neteinam iš kažkokio stand-upas, jisai nėra kaip teatras, kur tu praeini mokais LMTA, ateini pasibaigęs ir tu jau turi kažkokius pagrindus, tave kažkas mokė, kaip reikia ant tos scenos elgtis, kaip reikia, nežinau, į žmonės žiūrėti, kaip reikia kalbėti, kažkokios oratorijos, dikcijos, nieko tavęs nemoko. Visi iš esmės esam savo moksliai, žiūrėdami tiesiog kažką internete ir tu ateini ir kažkaip bandai išsiaiškinti, kaip elgtis. Tai tas pirmas pasirodymas jis praėjo ant tiek vidutiniškai, kad niekas manęs neatsiminė. Atsimenu, paskui lipau vieną kartą į open mic, darė komuniją, organizavo, kably buvo. Tada buvo COVID-as, tada aš važiavau ten dirbti ir praėjo tie 2 metai, kol man suėjo 19 ir tada jau aš pradėjau kiekvieną kartą, kiekvieną progą lipti, kurią gaudavau. Ir aš kalbėjau su kitais, jūs atsimenat, kad aš buvau, niekas neatsimena. Tai va, šitas mane kartais motyvuoja daryti dalykų, nes aš visą laiką galvoju, kad čia labai rūpės, jeigu mane nesigaus, čia visi kalbės. Niekas neatsimena. Visi savo turi dalykus, savo problemas ir aš galvoju, kad čia būsiu karšta tema, visi aptarnės, kaip man nepavyko, niekam nerūpi, visi turi savo, jeigu būna jau super blogai gali kažkiek apkalbėti, jeigu super gerai irgi aptars, o šiaip tas pagrindinis gabalas kūriamo turinio, kuris vyksta, tai jisai rūpi tik tai mums kūrėjom ir gal žmonėm, kurie jį vartoja, o visi kiti, tai kur galvojam, kad čia mūsų aptarinės, niekam neįdomu. Žinai, visi taip sako, bet vis tiek visi stresuoja. Nu, tu nieko nepadarysi, čia toks dalykas yra, žinai, kai tu eini viešai, tu tiesiog nenori suklysti. Ja. O žiūrėk, mano kitas klausimas, ar tu prisimeni, kada jau pradėjai gauti pirmus tuos pinigus iš komedijos? Taip, tai pirmieji mano pinigai uždirbti iš komedijos turbūt buvo apšildymai, kai prasidėjo anksčiau dar nelabai būdavo tų šaukeisų vadinamųjų, kurie vyksta dabar, kur koks nors organizatorius surenka kelis komikus, tam paima 5-6 komikus,
paleidžia renginius ir mes pasirodom kaip užsakyti komikai. Tai tu ateini, pavyzdžiui, susidarė už kažkokią sumą, pasirodai 15 minučių ir yra dar keli tokie komikai ir mes esame organizatoriai patys to renginio. Tai turbūt jo, tokių renginių nelabai dar būdavo, tada pagrindiniai pirmi pinigai būdavo iš apšildymų, kai kiti komikai važiuoja pasirodyti, koks ten Markas su Viktoru važiuodavo dviese pasirodyti, ar ten, nežinau, pasirodo kokie, gal Vita jau pasirodydavo, Komunija pasirodydavo ir jie pasiema apšiltantį komiką, kuris užlipa prieš juos ir pasidapį mes sakom, paima tą visą brūdą suvalgo, kur nenori lipti ant tos šaltos publikos. Prisimeni kokią sumą? Kokios čia sumos tų apšildančių? Kokie 5 eurų gal būdavo, kokie pačioj pradžioj 5 eurų, paskui gal 100 jau. Apšildančio ta stavkė vadinamoji ir dabar jinai nėra didelė, tai apšildantis gauna turbūt nuo kokį 100 iki 105 eurų, aš manau, šiais laikais. Bet žinai, tikriausiai pačioj pradžioj, kai dar tik tai pradedi, čia jau yra taip, didelis dalykas. Čia gal ne tas faktas kiek, o kad tau labai rūpi, kad aš tiesiog jau gaudamas pinigus, tu jau pradedi. Mes irgi čia diskutuojam, kada tu gali save vadinti komiku, tai aš manau, kad ir kiek mes priėjom kokiais apibendrinimas su kitais, kad jau kai uždirbi, tada aš manau, kad gali save vadinti komiku, žinai. Ir jo, aš atsimenu, pirmą kartą aš įsiprašiau, pats atsimenu, buvo taip, kad Markas su Viktoru darė line-upę Vilniuje čia 2 pasirodymus vieną po kito, ankstesnį šou ir vėlesnį ten. Ir buvo pasiėmę Vizgirdą apšildyti, mano bičiulį Deividą. Ir Vizgirdą man parašė, sako, tu atvaryk, pabūsim mes dviese, nes vis tiek tu apšildai ir tada iki kito renginio tu ten džiūni 2-3 valandas, žinai, nes tu lauki, kol kiti pasirodė. Tai tu pradėjot su juo? Ne, Deividas kokius metus laiko anksčiau stand-upino už mane, aš vėliau atėjau. Ir mes tiesiog kažkaip eidavom į open mic'us ir labai susiartėjom, kartu leisdavom daug laiko, kartu mąstydavom kartais tuos juokelius. Ir jisai man pasakė, tu atvaryk, būsim kartu ir, žodžiu, tiesiog, aš, žinai, išgersim alaus, pašnekėsim, kol aš lauksiu kito savo pasirodymo, žinai. Ir kažkaip jisai vienas ten apšildė, žinai, ir aš taip žiūriu, aš dar buvau nieko niekada neapšildęs, galvoju, kaip čia būtų kietai, žinai, pasirodyti, nes čia yra kitas, kai tu ateini į open mic'ą, čia yra vis tiek kitaip, open mic'as yra jisai toks produktas, kur žmonės ateina biški nusiteikę, kad gali būti lieva, žinai, tu ateini į tokią. O kai tu pasirodai prie žmonės, kurie mokėjo pinigus ir dar ne už tave, už kitus komikus, ir jeigu tu čia jau gerai pasirodai, va čia yra šioks toks laiptelis aukščiau, bet aš ir tada galvojau taip ir dabar irgi taip galvoju, kad vis tiek nuo open mic'ų truputį kitas žingsniukas yra, kad tu jau pasimtų į tą apmokestinę tokį gigą, žinai, pasirodymą. Ir jau pradedi pinigus gauti, nepamiršti. Ir aš atsimenu, tai jau buvau nieko neapšildęs ir priejau prie Marko su Viktoru, mes irgi su jais pažįstami buvom, nes jau mes open mic'uose matydavomės, mes pažinodami, buvom jau bičiuliai tuo momentu ir sakau, gal aš galiu jūs apšildyti, sakau, aš čia turiu 10 gerų minučių, tikrai bus juokinga, sakau, aš sakau, užlipti, bet aš nemokama, net nereikia pinigų, duokit man, sakau, tipo apšildyti. Davai, sako, paklaus Deivido, kadangi jisai ten buvo susitaręs, kad apšil, sako, jeigu jam nieko, kad bus dar vienas tipo, iš esmės nieko labai nekeičia. Sako, gerai, jo, Deivis sako, be problemų ir aš atsimenu tada pasirodžiau ir atsimenu davimą, tada už pasirodymą gal 50 eurų. Geras, ar tuo metu, pavyzdžiui, galvoji jau, kad aha, čia dabar jau tai bus mano darbas. Ar galvoji, ar pradėjai galvoti, kad, dar pažiūrėsim. Aš niekada negalvoju iki to momento, kur jau nemačiau ant popieriaus, kiek aš uždirbu, aš kažkaip niekada ne... Aš visą laiką kažkaip įsivaizduodavau, sekdavau ir plius minus pasiskaičiuodavau, kiek žmonės mano sferų uždirba pinigų. Aš bandydavau suvokti, kokios yra, tiesiog, kad suprasčiau pats dirbdamas vėliau toj sferoj. Ir aš kažkaip matau, kad čia pakankamai įmanoma užsidirbti tų pinigų. Ir aišku, pinigai nėra, mes kalbam apie pinigus, bet aš noriu pabrėžti, kad pinigai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra gerai dirbti savo darbą, kurti gerą komediją ir gerą turinį ir tada pinigai pas mus ateina absoliučiai savaime. Jeigu tu gerai juokauji, tai kiekvienas žmogus, kuris atėjęs papildomais, tai tau, mūsų verslas yra bilietų pardavinėjimas iš esmės komedija. Bet tu turi žiūrėti tai kaip į tokį kilnų darbą, tavo tikslas turi būti kaip įmanoma geriau ir juokingiau padaryti kaip įmanoma daugiau pramogos suteikianti produktą ir tada žmonės ateis. Nes jeigu ateina žmonės dėl to, kad nori būti komikais, nori turėti tų sekėjų ar pinigų, tai aš matau, kad jie labai greitai perdega. Žiauriai yra sunku eiti kiekvieną vakarą, ypač pradžioj, bombint, juokauti į tylą, žiūrėti žmonės, kurie negali tau jokių žiūrėti, nes jiems gaila tavęs, nes tu bombini ten ant scenos, čia yra kiekvienas praeinamas žingsnis. Ir jeigu tu ateini tik dėl pinigų ir neturi meilės šitam amatui, tai tu labai greitai gali perdegti ir supras, kad tu nelabai nori kiekvieną vakarą ateiti ir kankintis. Nes šiaip čia toks darbas, kur
nu jeigu tu jo nemyli, tai turbūt žmogų priversti tokį darbą būtų žiauriai sunku dirbti. Ateini kiekvieną vakarą, stovi ir juokauji, ir nepaina, ir jeigu rašai naujus dar tos juokelius, tai jie dar pas tave nesilipdo dar iš pradžių, kol nemoki, kol nesi atradęs truputį tos savo savitos tos scenos kalbos, savo kažkokio personažo ir savo apipavydalinimo to produktų. Tai jisai, be galo sudėtinga ta pradžia būna. O tai gerai, o jeigu jums būna prasta nuotaika, ką tada jūs darot? Nėra tokio dalyko pas mus kaip prasta nuotaika. Mano darbas yra, kad ir kas būtų mano tiki gyvenime, man reikia eiti juokauti, įsijungi knopkę, užlipi ir sakai, labas vakaras, vėliau kaip laikomės. Ir tada pradedi juokauti, pradedi dirbti. Darai savo darbą, turi savo materialą, bendrauji su publika, darai, pasakai, ką esi pasiruošęs, eini open mic, išsibandai kažką naujų dalykų, sėdi galvoji, čia ta prasme, sėdėti ir sakyti mane nuotaika, tai čia yra kažkokia prabanga, kurios aš dar nesu paragavęs. Tavo darbas, aš žiūriu, kad mano darbas yra juokauti. Jeigu mano darbas būtų virint, tai aš atsikeliu kiekvieną dieną ir varau virint. Jeigu mano darbas yra juokauti, tai čia nėra, kad man šiandien liūdna. Nesvarbu, kad tau man liūdna. Žmonės moka pinigus, kad galėtų pabėgti nuo savo sunkumų, nuo savo realybės. Tai aš žiūriu rimtai į tą savo profesiją, kad ir žinai, mūsų galiu sėdėti ir bezdėjimo garsus daryti, bet aš į savo bezdėjimo garsus žiūriu rimtai, nes aš noriu, kad žmonės, kurie, jeigu jie užmiršta bent keliom minutėm, ar ten 10-15 minučių, kol aš būnu ant scenos, ar ten valandą atėjo pas mane apie savo problemas ir gali tiesiog pašvengti, tai aš manau, kad aš žiūriu į savo profesiją kaip į tokį kilnų amatą. Jeigu yra žmonių, kurie nori gydyti, gesinti namus ar gelbėti žmonės, tai aišku, mes nesam gal ant tiek kilnus, bet aš manau, kad pasaulis šviesesnė vieta būna, jeigu mes nuoširdžiai stengiamės kitus prajuokinti. Tai aš stengiuosi tą patį daryti, o jeigu reikės daryti bezdėjimo garsus, aš darysiu bet ką, viską, ką reikia. Pas mane nėra to, žinai, kur ateina žmonės ir, ta prasme, aš tikrai neįsiu iki tokio lygio, nes aš turiu savo personažą ir mano personažą to nedaryti. Ne, bet ką, kad ir ką reikės, sugalvojom daryti skečą, reikia man užsidėti plaukus, daryti moters personažą, kokios nors asocialios moters iš Suvalkijos, aš seniai atsisėdu, tai mano dabar dar vieną vaiką paėmė, dabar į vaikų namus 4 atėmė. Visus atėjo surinko, sako, motina, taip atrodo, neleisim vaikui. Taip, sėdžiu su cigaretė. Aš matau, ant kiek tu empatiškas iš tikrųjų esi. Nes nesimato to, pavyzdžiui, kai žiūri, žinai, jūsų laidą, taip neatrodo, o pasirodo, kad tu turi kilnę širdelę. Aš slėpiu šitą. Taip yra. Slėpiu. Nes taip atrodo, nes dabar ką pasakei, tai čia yra kilnu ir čia jautru net. Aš taip žiūriu, žinai, aš galvodamas, ką noriu daryti, mane netgi tėvai vedė kažkokia buvo, aš neatsimenu, kaip vadindavos ta įmonė, bet tikrai čia darydavo kažkokius asmenybės testus, kur yra irgi komentaruose gali patikslinti, bet yra tokie dalykai kaip žmogaus prigimtis. Čia aišku yra teorija, kad yra, čia nėra garantuota, čia tiesiog yra aprašytas, kad žmogaus skirtingos prigimtis ir viena iš tų prigimčių, tu atlieki tokį testą ir tu gauni kokios tu esi prigimties žmogus. Ir mano žiauriai stipri buvo linksminančioji buvo. Ten 10 iš 10, man atrodo, 9 iš 10, žinai. Ir paskui pagal tas ten tipo prigimtis tau gali paskirti profesijas, ten kažkoks testas, žodžiu, man buvo mama paėmus, nes baisu gal buvo, kad vaikas nežinos, ką darys gyvenime, žinai. Ir man labai jautėsi tas, kad aš visą laiką norėdavau kažkaip taip linksminti, entertainint, man mokyklai tas pats buvo su draugais, man netgi, pavyzdžiui, jeigu aš nedaryčiau to, ką darau, jeigu nejuokinčiau, nekurčiau, tai aš esu tas toks, kur kiekvienoje kompanijoje aš ateinu, pavyzdžiui, sėdi mano draugai ir aš galvoju, dabar kažkokį reikia bairį sugalvoti dabar, žinai, reikia kažkokį bitą sugalvoti, pamatau kokią nors juokingą skrybelę, žinai, užsėdu aš tą skrybelį ir sakau, žinai, ką vakar mačiau. Ir būna kartais, kad mes su draugais, pavyzdžiui, pasakojam tą patį bairį 8 kartą, bet tu turi pasakyti taip tą bairį, lyg į 1 kartą pasakotum. Ir mes, pavyzdžiui, pasakojam, kad mes vedžiojam šunį ir matėm labai didelį. Aš kažkada įtikinau savo draugą, kad vedžiojam šunis ir įtikinau, kad šuns išmatos yra žmogaus. Sakau, žiūrėk, čia žmogus pišiuku. Ir mano draugas sėdi, sako, negali būti. Jis pradėjo fotkinti ir siūs savo draugam. Ir mes dabar, pavyzdžiui, 2 metus, sako, susitinkom, prisėdim prie stalo, sakau, neprimeti, kas buvo. Vakar vedžiau šunį ir tokio dydžio šūdas buvo. Ir mes tiesiog užsiemam kartais durnais ir absurdiškais dalykais. Ne dėl to, kad mums gali būti, mes matom tai kaip kažkokią komedijos viršūnę. Mes sugalvom, kad turi daryti kartais, mes gyvenam siaubingais laikais iš tikrųjų. Tiek yra problemų, tiek yra sunkumų, tiek yra dalykų, kur aš pasižiūriu žinias ir aš negaliu atlaikyti 7 minučių. Man, 7 minutės ir viskas, kaip su draugai. Ir aš pasižiūriu žinias ir galvoju, jeigu aš
galiu padaryti kokią nors nesąmonę, žinai, pasidažyti kaip ten ta Gajauskaitė arba ten daryti kokį nors durną impressioną, žinai. Tai aš manau, kad čia yra maža kaina, kurią aš turiu sumokėti, kad visuomenė biški geriau gyventų. Ir aš pats gyvenčiau. Čia reikia suprasti, kad aš nedarau to iš idėjos. Ne, aš pats gaunu daug, kad gal aš ateinu, pasakau durną jokelį kokį nors, arba kad ir gerą bairį, stand-up'ą sugalvojęs, žinai, kokį nors, kuriuo aš tikrai didžiuojas. Ir aš tada gaunu daug atgal. Aš gaunu dėmesio, aš gaunu šypsenas, pilnatvės, šypsenos kažkokį. Juoko, visko man, oi. Atsiliepimus, kad tu man pagerinai. Aš esu dėmesio kekšė pilnai man. Aš čia pasakoju, kad aš čia tipo tiesiog noriu gero kitiem. Ne, aš dėmesio kekšė, man patinka, aš ateinu. Nebeslėp, mes pradėjom su tokia gražia nata. Nedarykit tik tai pavadinimo, Vinetas Zimantas, aš dėmesio kekšė. Ne. Dėkit kokį nors ten. Aš monstras. Ne, aš labai džiaugiuosi. Galėdamas juokauti, galėdamas daryti, aišku, aš čia toj komedijai, tam pramogų versle, tai esu, kruopelę laiko palyginu su kitais žmonėm. Tu pasižiūri žmonės, kurie, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra grandai mūsų srityje ir tu supranti, kad jie ten 30-40 metų jau užsiema tuo, ką aš tik pradedu daryti. Tai aš manau, kad nežinau, netikslas man nėra, mano tikslas būti geriausiu, mano tikslas yra kaip įmanoma aukštesnių lygių daryti, ką darau ir gal vieną dieną būsim iš tų, kuriuos įvardina kaip didžius. Aha. O žinai, kodėl aš tave norėjau pasikviesti šitą laidą? Todėl, kad, kaip tu sakai, yra tikrai labai daug pramogų pasaulio žmonių, kurie daro pramogą, ne, mūsų linksmina. Bet labai yra nedaug žmonių, kurie dalinasi, pavyzdžiui, savo patirtim arba patirtim apie finansus, apie pinigus. Čia yra iš vis labai retas dalykas. Tai dėl to aš tave norėjau pakalbinti, nes tu daliniesi ir savo patirtim, ir ne tik tai komedija, rimtais dalykais daliniesi. Aš kažkaip nieko neslėpiu. Plius aš džiaugiuosi, kai gaunu progą pasidalinti, nes mūsų ta tinklalaidė, pavyzdžiui, Bazaras arba stand-upai yra, aš ir nelabai esu linkęs, pavyzdžiui, komediniai tinklalaidai, čia labai, pavyzdžiui, liet savo širdį, dušę ir, pavyzdžiui, pasakoti ir liūdėti, žinai, tu irgi sakai kartais, o jeigu nebūna nuotaikos, nesvarbu, aš ateinu ir jeigu mes filmuojam, pavyzdžiui, Bazarą, tai mano tikslas yra, kurti kažką juokingo, jeigu aš ten sėdėsiu ir pizdėlinsiu, kad man dabar labai liūdna, pavyzdžiui, pabėgo šuo, tai man dabar pryšta širdis, nesvarbu, koks skirtumas, kad tau liūdna, tu sėdi ir tu dirbi, ta prasme. Aš manau, kad čia yra, žinai, šiek tiek nesažininga žmonių atžvilgių, tarkim, užsiauginti auditoriją arba tapti atpažįstamu dėl to, kad tu juokauji ir tada tą eterį naudoti savo, pasakot. Jeigu mano laida yra tokia, kur aš atvirauju ir pasakoju, tada viskas yra gerai, čia yra, toks formatas. Bet dabar įsijungsi dviračio žinias arba ten kokį sėdės tiesiog pasakos apie save. Man šiandien labai liūdna, tai aš šiandien nieko nejuokausiu, tiesiog noriu pasakyti, kad man šiandien liūdna, aš išgyvenu, pavyzdžiui, tokį sielvartą, depresiją, tą rudeninę depresiją čia kaip užėjo, žinai, neįdomu, ne toks tavo darbas, žinai. Dabar aš ateisiu pas savo barberį arba pas savo mechaniką, sakysiu, man reikia arba apsikirpti mašiną sutokyti. Jo, bet biški užtruks, šiandien nesigau, žinok. Aš šiandien nekirpsiu tavęs, nes man šiandien liūdna. Tu juokauji, bet kadangi pas mus tas darbas šnekėjimo yra, tai atrodo, kad tu gali sau leisti kartais. Ir aš kartais pamatau netgi ir savo kolegas, kurie kartais matau, kad užsiema tokių savęs gailėjimų. Tai aš irgi savęs būna pagailiu, pavyzdžiui, pasakau, kad tai man liūdna, bet ne tam formate, kuris yra skirtas griežtai mano. Darbas yra darbas. Aš tipo žiūriu, aš sakau, manau, kad nesažininga, žinai, nes mūsų produktas yra juokit žmonės. Arba bandyti prajuokti. Aišku, žinai, žmonės gali sakyti, aš jau nejuokinga. Sorry, nepataikiau gal, žinai, bet tikslas visada yra nepušint kažkokią savo idėją, savo agendą, o tikslas visą laiką yra juokinti. Žinai, ir kartais, jeigu įžeidžiam kažką, tai čia ne dėl to, kad norėjom čia kažką įžeist, pasakė tą juokelį apie ten nėštumo nutraukimą, o tiesiog nesigavo, žinai, norėjai visi juokeliai yra sniego gniūžtės, meti ir kažką pataikai, kažko nepataikai, žinai. Aišku, kuo esi geresnis komikas, tuo daugiau tų sniego gniūžčių pataikai, vieną po kitos, žinai, koks Katleris, kiek metų tiek pataiko, ant tiek geras, žinai. Bet kai pradedi, tai svarbiausia mėtyti, daug daryti ir paeis. Tai va, bet pavyzdžiui, atėjus tokią laidą, tai aš džiaugiuosi, nes čia aš galiu biškį patvirauti ir parodyti, koks esu iš tikrųjų, aš, žinai, trapino širdis sielą. O žiūrėk, tu esi kokiu nors kitokių darbų dirbęs be komedijos? Vienintelis mano normalus darbas, tokį, kai dirbu, tai po mokyklos vasarą dirbau padavėjų
savo geriausių draugų išvažiavom į Palangą dirbti padavėjų, dirbom tokiam kempinge, 5 km nuo Palangos ir mes ten nužiauriai pahalindavom, dirbdavom nuo 11 iki 11 ir labai daug gerdavom. Pirkdavom vyną, atsimenu, iš baro, 6 bonkės vyno 2 eurų, tokia dėžė, nusipirkdavom vyno kiekvienas ir sėdėdavom paskui vakarais prie jūros, gerdavom tą vyną, daug ten darbuotojų būdavo su kambarinėm, su administracija, su visais, su apsaugos, su šefais, su visais susėdavom, gerdavom, tai taip smagu būdavo. Arba, pavyzdžiui, būna baigi darbą 11, šokiai greitai dušą nuvarai, kol varai į dušą, kitas iškečia boltą, šokiai į taksą, nuvažiuoji į miestą, pasėdi, pagiri kokį 3-4 ir tada grįžti namo, pamiegi, atsikeli kokią 8-9 ir vėl 10-11 darbą. O tada tu jau su komedija kažką darei tuo laikotarpiu? Tada Ai, dar nieko nedarei. Išvažiuojant studijuoti užsienį ir tada išvažiavęs aš pradėjau juokauti jau pirmo kurso, grįžinėdamas. Kažkaip pirmo kurso buvo gal lapkritis ar gruodis. Išsiskyriau su pirma mergina ir tas mane pastumėjo pagaliau nueiti į komediją. Rimtai? Jo, aš iš tikrųjų buvo tas, kad turėjau draugę ir tada mes išsiskyrėm ir kažkaip taip vat sutapo, lapkritį išsiskyrėm ir jau gruodį atsimenu, kad ar gal lapkričio gale, kad jau pradėjau eiti ir vat kai pradėjau eiti nusiteikiau, kad jau eisiu. Mano planas buvo 2 metus lipti kiekvieną įmanomą progą ir kurti kiekvieną dieną kažką. Ir jeigu pasakiau po 2 metų pamatysiu, kad visiškai niekas niekur nekruta, nu tai tada jau gal geras ženklas, žinai, kad ne man šitas. Bet pamačiau kažkaip po truputį yra tas augimas, pamačiau, kad įmanoma, pamačiau, kad kažkaip pavyksta man subendrauti ir su tai žmonėm, kurie čia dirba ir to pačiu užsiema. Ir, pradėjau tikėti savim. O gerai, o jeigu, pavyzdžiui, kažkas atsitiktum, nežinau, dėl kažkokių priežasčių nebegalėtum daryti to, ką dabar darai. Kaip tu galvoji, ką kitą darbą, sugalvok bet kokį kitą darbą, kur linksta tavo širdelė, apie kurią kalbėjai. Nežinau, kazinkė atsidarinėčiau, jaučiu, nežinau. Galvoju, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, negalėčiau juokauti. Jeigu, pavyzdžiui, apkurščiau, žinai, tai aš negalėčiau jų stand-upin, žinai. Bet kas gali atsitikti, Jo. Tai kaip užsidirbtum pinigus? Nes vis tiek reikėtų užsidirbti. Jeigu reiktų užsidirbti, aš tiesiog montuočiau video, filmuočiau, aš ta prasme visai suprantu tos dalykus, tai kamerų įrangos turiu, tipo, aš turiu planą B, C ir D, tipo, bet... Kokius? Papasakok, nes mano kitas klausimas apie tai. Productionas, video kūrimas, iš esmės galėčiau, sorry, tapčiau konkurentų, reiktų, žinok, eikto, aš atemą irgi turiu. Man visą laiką yra įdomu supras dalykus. Jeigu aš matau, pavyzdžiui, kažką, kas gerai išmano savo darbą, pavyzdžiui, jeigu filmuojam kokias laidas, yra tas mūsų operatorius Rokelis filmuoja visą laiką, tai mes kiekvieną laidą, norėčiau jį pamatyti, kaip jis atrodo. Ką mes filmuojam, tai mitais apipintas jis iš tikrųjų paprastas, labai fainas bičiukas, labai gerai išmano savo darbą, įrangą supranta ir nėra jokių klaidų padaręs, arba bent jau jisai taip gerai dirba, kad jeigu padaro klaidų, tai mes jų nematom, 3 metus filmuoja ir viską padaro tobulai. Ir mane visą laiką labai žavi žmonės, kurie kažką daro aukštų lygių. Ar tu, nesvarbu, tu gali elektrikas būti, bet jeigu suvedžioji taip laidus, kad visi žiūri, wow, man čia yra menas. Man bet koks dalykas gyvenime, kas padarytas aukštų lygių, aš žiūriu kaip meno formą. Ir aš būna visą laiką pasikalbam su Rokeliu prieš laidą, prieš bazarą, žinai, stovi jisai susistatęs kameras, aš ir klausiu dalykų, man labai įdomu, pavyzdžiui, kodėl ką jis naudoja, ką daro, žinai. Ir aš visą laiką stengiuosi kaip įmanoma daugiau suprasti ir išmokti, žinai. Tai aš, jeigu ne komedija, tai aš manau, kad tam tikras tas produsavimas, turinio kūrimas, nes jeigu aš galiu save nusifilmuoti padaryti, aš galiu ir kitą nufilmuoti padaryti, žinai. O žiūrėk, tu, šiek tiek prieš laidą sakei, kad bandėjai studijuoti keletą dalykų. Taip. Jie net nebūtų mintise, nes vis tiek tu turėjai kažką galvoti apie save, kad tu pasirinkai, tarkim, kad gal aš būsiu psichologu. Žinai. Tai ta psichologija ten buvo labiau tiesiog dėl to, kad įdomu buvo, aš niekada neplanavau būti psichologu, tiesiog stojau dėl to, kad galvojau, kad turėsiu kantrybės laiko ir noro tą baigti, bet pamačiau, kad nepavyksta man tas. O į finansų stojau Anglijoje, tai dėl to, kad aš po mokyklos baigimo, aš nežinau, ką aš noriu daryti, aš galvojau, kad aš noriu tiesiog turėti tą kaching, babling. Ir gerai man sekės mokykloje, gerai aš mokiausi ir egzaminus gerai išsilaikiau, išvažiavau ten į universitetą pakankamai neblogą. Ir įstojau į finansus, tiesiog galvojau, nežinau, ką noriu daryti, tai jau geriau nežinodamas darysiu kažką, kas gerai apmokama, žinai, jeigu jau galiu pasirinkti. Bet pamačiau greitai, kad jeigu nedega jokia ugnelė tavy tam dalykė, tai labai sunku. Čia kas kalbėjau apie tą stand-upą, žinai, būtų beprotiškai sunku ir turbūt neįmanoma.
užsims stand-up'u, jeigu tu nenorėtum to. Duot žmogui, pavyzdžiui, kuris absoliučiai nenori nieko bendro su tuo, kaip challenge, tau metus laiko, nu čia žiauriai sunku, neįmanoma, tu įsivaizduok, ateini bombinį, iš tave žvengia kiti komikai, kad tu ateini vieną kartą po kito, vieną kartą dar blogiau negu praeitą, žinai, ateini tada, pavyzdžiui, nesigauna, jau matai, kad, pavyzdžiui, pasako tavo vardą, jeigu prieš tai pasakiusio komiko vardą žmonės plojo ir sakė, šaukė, tai dabar pasako tavo vardą, tyli, niekam neįdomus esi. Tai jau turi ateiti ir tu... Nu, nėra, ta prasme, aišku, žinai, high risk, high reward. Tai, bet, nu ką tu eini darai ir sakau, aš tai pilnai esu linkęs tikėt, kad neįmanoma, kad tau nepasisektų. Jeigu tu turi galvą ant pečių, jeigu tu analizuoji, kaip vyksta dalykai ir stengiasi, tai tada aš manau, kad viskas bus gerai. Nu, bet vis tiek, pavyzdžiui, buvo kažkokių momentų, mes, žinai, priminsiu laidą apie pinigus, buvo kažkokių momentų, kai pagalvoju, kad, nu, aš tiek daug darbo įdedu, nu, bet man per mažai pinigų. Nes vis tiek turi būti kažkoks atlygis, nu, vis tiek tu galvoji, žinai, taip atrodo, tu čia gali būti filantropas, žinai, nu, tai yra svarbu, tai yra, žinai, tavo darbo... kažkokia materija, kurią tu gauni, žinai, apčiuopiamas dalykas. Nu, tai ir taip yra. Jo, čia geras pointas tame, kad geras pastebėjimas, kad nu, tu gali, pavyzdžiui, sakyti, kad oi man nerūpi pinigai, bet iš esmės komedijų pinigai yra tam tikras tavo kokybės įvertinimas, žinai. Būtent. Tu gali savo meluoti, kad aš čia žiauriai geras, bet jeigu žmonės, pavyzdžiui, nenori pas tave ateiti, jie nenori eiti, pirkti bilietų į tavo pasirodymus, tavo trupės pasirodymus, tai vadinasi, tu nesi toks įdomus. O jeigu nesi toks įdomus komedijai, tai vadinasi, nesi toks juokingas, žinai. Ir, nu, aišku, gali būti, kad tu ten turi kitų problemų, gal save prastai šiek tiek promini, gal tau, žinai, reikia su kitais dalykais padirbėti, bet aš manau, kad tokia bazinė linija, žinai, dugnas stovi ant to, kiek esi juokingas, žmonės eina komediją juoktis, žinai. Tai yra, aišku, žmonės, kurie ten vieni populiaresni, kiti mažiau populiarūs, bet jeigu, pavyzdžiui, pas tavai niekas neateina, tai tu gali savo kiek nori sėdėti čia meluoti, kad aš čia einu į tos open mic'us ir juoktis. Open mic'e gali ateiti kas nori, čia nieko dar nereiškia. Tu turi gebėti save kurti kaip produktą, žmonės turi norėti tavęs ateiti pamatyti. Ir ta kelionė prasideda sunkiai, bet ją labai svarbu pradėti, nes kitaip tu gali ir likti toks bičiukas, kuris tiesiog ateina, pavyzdžiui, pajuokauja open mic'uose, nes tu gauni prieš 100 žmonių pajuokauti, gauni kažkiek tų juokų ir tiek. O kai žmonės jau ateina tavęs paklausyti, tai va tada tu žinai, kad tu tikrai turi kažką. Ir jeigu jie tavęs ateina, tai savaime tu ir tų pinigų gauni. Tai man niekada nebuvo, kad tų pinigų trūko, gal dėl to, kad aš nesu kažkaip pakankamai taupus esu žmogus, nuo vaikystės, atsimenu, būdavau visai taupus. Ir man reikia tik tai tiek, kad galėčiau atsidėti, turėčiau ką nuomą susimokėti nuomą, nusivesti draugę kur nors vakarienės. Nu ir galėtų nueiti su draugais, išgerti alaus, atsipažais pūlą kokį nors. Žinai, o man daugiau, ta prasme, aš neturiu kažkokių ten ypatingai didelių poreikių, neturiu kažkokių ypatingai didelių išlaidų, neturiu kažkokių super žalingų įpročių. Nelošiu. Būna kartais nueinu kazinkį kartą per pusę metų ir tą keliu Instagramą, kur vėl nusinešė, kaip čia kažką jie skemina mane. Bet aš, ta prasme, jaučiuosi, kad pakankamai gerai man pavyksta susižiūrėti su tais pinigais, žinai. Nes vienas dalykas, kurį aš supratau per tos 4 metus, ar kiek čia aš komedijų esu, kiek aš skaičiuoju, tai kad svarbiausia yra neuždirbti, neišleisti. Žinai, uždirbti nėra taip sudėtinga. Ypatingai sakau, darant tai, ką mes darom. Jeigu darai gerai pakankamai juokingai, tai yra iššūkių kažkiek ten save promautinti ar kurti save kaip produktą, bet užsidirbsi. Problema yra didžiausia neišleistų pinigų. O išleist, tai aš būdavau toks fanas, man labai smagu būdavo, man tik duok tu babkę, aš vėjais paleisiu, man duok. Ką tik sakei, kad aš taupuolis, o dabar jau leidi pinigus. Aš žinai, kodėl sakau, kad aš taupuolis, dėl to, kad pas mane visą laiką jų yra, žinai. Aš niekada neišleisiu kitokio taško, kur aš ten, žinai, jau jaučiuosi blogai, tipo, bet ypatingai, jeigu aš kažkaip lengvai ar greit uždirbu tos pinigus, tai aš esu linkęs juos paleisti kažkaip arba, žinai, tipo, aš atsidedu, aš visą laiką atsidedu, bet galėčiau atsidėti ir vėjus paleisti daug mažiau. Bent jau dabar paleidžiu mažiau, bet anksčiau turėdavau tokių gal neigiamų įpročių. O žiūrėk, taip truputį iš eilės eikim, tu labai daug kalbėjai apie kitus komikus, ne, ten apie požiūrį kažkokį. Ar tu galėtum pasidalinti apie tą Lietuvos rinką komedijos, nežinau, ar jūs ten konkuruojate tarpusavį su kitais komikais, ar labiau esate draugai, kurie ten padedat vieni kitiem kažkaip pakilti, nes prieš tai kalbinau kitą komiką, tai man įdomu tiesiog, žinai, pasižiūrėti skirtingas nuomonės, o gal jos vienodos?
Yra žmonės, mes komedijoje, aš turiu daug tikrai žmonių, kuriuos laikau bičiuliais, su kuriais mes labai labai gerai sutarėm, su kuriais mes dažnai susitinkam ir kokius nors projektus darydami arba vieni pas kitus nueinam. Yra žmonių, su kuriais aš nelabai bendrauju. Ir aš tiesiog supratau. Daug tų žmonių tokių, kur, arba dėl pinigų daro, dėl šlovės, ne dėl to, kaip tau, kur tu sakai, kad man svarbu, žinai, pakelti kitiem nuotaiką. Aš nežinau, kokios yra vidinės motyvacijos žmonių, žinai, gal net jeigu tu darai dėl šlovės, žinai, aš sakiau, kad čia yra gal neigiamas dalykas, nes tau sunku bus, nes neturėsi kažkokio tokio vidinio kūro, žinai, dėkti, bet jeigu tu darai dėl šlovės, bet tu darai gerai, tai daryk dėl to šlovės, čia viskas irgi, aš nemanau, kad blogai yra, žinai, daryti, pavyzdžiui, dėl pinigų. Koks skirtumas, jeigu tu darai gerą produktą, pavyzdžiui, aš stand-upinu dėl pinigų, žmogus galėtų sakyti. Tai gerai, bet tai tu stand-upini gerai, tavo tikslas yra stand-upinti kaip įmanoma geriau, nes tu nori uždirbti kaip įmanoma pinigų. Tai vis tiek tie pinigai irgi yra motyvacija. Aš kažkaip nemanau, žinai, kad čia žmonės būna labai linkęs, kai to jis daro dėl pinigų, nori kuo daugiau uždirbti. Tai gerai, jeigu tas jį motyvuoja savo srity tobulėti, tai tegul, blogiau yra nedaryti dėl nieko. Nedaryti nei dėl pinigų, nei dėl šlovės, nei dėl kažkokio vidinio, žinai. Iš kažkur vis tik turi pasisemti, sakau, tos motyvacijos, kur tai daryti. Ir žinai, nedaryti, pavyzdžiui, darai laidą kažkokią naują, nes žinai, kad, pavyzdžiui, užsidirbsi, bet to pačiu nori sukurti, žinai, gerą produktą. Tu užsidirbsi, jeigu sukursi kažką, ką žmonės žiūrės. Tai dėl to noro užsidirbti, tu sukuri kažką, ką žmonės žiūri ir jie malonu. Manau, kad yra tikrai žmonių, kurie daro. Vis tiek mes, aš manau, kad vis tiek daro visi kažkiek dėl to, kad tai, ką mes darom, teikia jiem džiaugsmą. Viena ar kita forma jiem teikia, o dėl pinigų tai, žinai, sunku įvardinti. Aš manau, visi žmonės daro dalykus gyvenime dėl pinigų, tam tikrus, žinai. Aš, pavyzdžiui, aš turiu, jo, nes tu gali, žinai, sakyti, kad, pavyzdžiui, darai ne dėl pinigų, bet kažkiek vis tiek atsiremia. Jeigu, pavyzdžiui, mes gyventumėm tokioj, utopiniai visuomeniai, kur niekas nėra algų, visi žmonės dirba kokį nori, darbą, tipo, ir, paturbintam socializme, žinai. Tai aš vis tiek daryčiau tą patį, aš, pavyzdžiui, norėčiau stand-upinti, aš galėčiau kiekvieną savaitę, 4, pavyzdžiui, vakarus arba 5 vakarus, kiekvieną dieną varyti kokį nors klubą, žinai, ir stand-upinti, žinai, o čia mano galėtų būti darbas. Man pilnai tinka, man jeigu šitas darbas man padengtų pragyvenimą, maistą, duotų kišenpinigių ir vienas atostogas per metus, galėčiau dirbti, man nereikia nei didžiulių namų, nei jachtų, nei brangių mašinų, žinai, taip, man pilnai tiktų. Aišku, žinai, tu pradedi daryti, tu pamatai, kad galiu čia šito vietoj pasistengti padaryti daugiau, uždirbti daugiau, iš to pasistengti. Pavyzdžiui, gal aš nebūčiau linkęs ten pasimti tiek daug privačių kokių pasirodymų, žinai, nes, vis tiek, tarkim, tu turi vis tiek, būdamas jaunas žmogus, turi kažkokius finansinius tikslus, kuriuos tu nori pasiekti. Tai gerai, aš galiu žiūrėti, arba aš galiu šitoj vietoj kartais padaryti kažką, ką aš mažiau noriu. Ne dėl to, ko aš nenoriu, aš neverčiu savęs nieko daryti, žinai. Toks įvardint, kiek žmonės dėl pinigų daro, aš manau, kad viskas yra procentaliai, žinai. Didžioji dalis, jeigu neuždirbčiau visai, tai tada man reiktų dar kažką daryti. Aš tiek daryčiau ir šitą, bet aš galėčiau mažiau laiko juokauti ir daryti tai, kas man labiausiai patinka, nes man reiktų dar kažką daryti, kad aš galėčiau pragyventi. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad to nėra, o šiaip, ta prasme, nesu sutikęs dar tokio žmogaus, kur sakytų, oi ne, pinigai man tai nenori, nepatinka, žinai. Jeigu yra proga, galimybė užsidirbti, juo labiau, kad aš į pinigus žiūriu kaip į sveiką dalyką, pinigai yra atlygis už tavo suteiktą, sukurtą vertę. Tiesa. Tai jeigu tu sukuri vertę, tai... Bet žinok, aš esu tokių žmonių sutikus, kur sako, jau man tai pinigai jau ten nereikia, bet aš manau, kad jie meluoja. Aš manau, kad galbūt turėjo kažkokių progų ir atsisakė, galbūt, žinai, jeigu, pavyzdžiui, neturiu kai kurių dalykų, tai tada sakai, kad nenori. Aš, pavyzdžiui, neturiu brangiaus mašinos, sakau, kad man nereikia. Bet šiaip, jeigu man kas nors nori duoti Bentley kokį, prašau, aš tikrai nebūsiu, oi ne, man labai patinka su savo trojkę važinėti, kur pravažiavus 463 000 km. Gal nori pirkti mašiną? Tai va, aš manau, kad, žinai, reikia neapsimetinėti vienuoliais kažkokiais, kad, oi, ne, čia man pinigai, man kažkas nors atneša, pasako, žiūrėk, 500 €, nenoriu, nepatinka. Ne, tai man irgi patinka daug, aš tik tai nenoriu, žinai, gal yra dalykų, kuriuo aš nenorėčiau daryti už pinigus, žinai, ir yra kažkokių dalykų, kurių tu nenusipirksi iš manęs, už bet kokią sumą. Bet jeigu, pavyzdžiui, man ateina kas nors pasako idėją, kuri man patinka, arba ieško renginių žmogaus ir aš matau, kad aš ten galėsiu gerai užpildyti, vėl gerą vertę sukurti, gerai pasirodyti, gerai padėti jų renginiui, tai,
važiuojam, kodėlgi ne, nu, mano toks darbas yra, jeigu reikia juokauti, aš turiu būti ten. O žiūrėk, aš čia jau šiaip esu pasakojus praeitose laidose, aš dar fotkinu. Ir man būna toks dalykas, kad žmonės nesupranta, kad tai yra darbas ir sako, pavyzdžiui, kad taigi čia tik tai mygtuką tu paspaudinėjai ir viską, žinai. Nu, už ką tokios kainos, taigi čia tik tai mygtuką paspaudinėt. Tu esi tokių kažkokių komentarų gavęs, kad taigi tu čia tik tai pakalbėjai ant tos scenos, žinai. Gal kažkaip, kadangi yra tas, daug žmonių turi tą scenos baimę, tai dažnai aš manau, kad biškai supranta, kad čia nėra, kad tu šiaip sėdi ir prikolini, žinai. Yra tas, kad vien prieš žmonės dažnai žmonės baugina ir kausto, bet būna, kad jie kartais bando skaičiuoti tokį valandinį tavo, žinai. Jeigu ten tu padarai kokį pasirodymą, žinai, ten užsidirbai, 1000 eurų nuo pasirodymo užsidirbai, žinai, ir jie skaičiuoja, o čia pastendapinai valandą, uždirbai štuką, tai tu čia uždirbi štuką į valandą, žinai. Jo, bet sakau, jūs neskaičiuojat, kad aš sėdžiu ten ryte po triusikais, rašau tos bajerius, žinai, eini jau pen maikus. Tipo, jeigu išsidalins tą valandinį, tai čia mes mažiau minimum uždirbam komikai, žinai. Bet, tas darbas, aišku, nėra, žinai, plytas nešiot. Tai irgi, turi suvokti, kad jisai yra gal fiziškai paprastesnis, ir ta prasme, ir kas liečia tą protinę veiklą, jisai pakankamai man tai jisai lengvai galvos, tu vis tiek sėdi, ta prasme, šiaip visą gyvenimą juokauju, galvoju, čia nėra, kad aš sėdžiu ir prakaituoju, kad deginu kaip šachmatų žaidėjai kalorijų, žinai, prie tų bajerių. Jisai sunkiausias gal yra tiesiog ta neužtikrintumo prasme, emocinė prasme, žinai, visi komikai, su kiek aš esu kalbėjęs, aš štai pradėjau, atsimenu ir klausiau, tipo, su Marku kalbėjau ir su kuo, žinai, sakau, tau atrodo, kad tu kartais sėdi ir kad, niekada negana, kad atrodo, kad ir stengiasi ir darai, bet, per mažai vis. Sako, čia visiems yra šitas ir sako, čia yra neišvengiamas dalykas. Tu turi tiesiog bandyti savo racionaliai pasakyti, kad žiūrėk, darau, stengiuosi ir užtenka, skaičiai auga, viskas kyla, viskas gerai, žinai. Ir stengti savęs neėsti. Bet tas toks sėdėjimas, kad aš neturiu direktorius, neturiu viršininko, man niekas negali ateiti ir pasakyti, kad viskas, žinai, tu jau viso. Aš kiek noriu, tiek galiu kurti. Niekas manęs iš darbo neatleis, aš dirbu tiesiogiai žmonėms, žinai, jie pas mane renkas ateiti ar mane žiūrėti. Ir va tas yra, kad kartais sunku su savim susigyventi, žinai, ir pasakyti savo, kad manęs užtenka, kad viskas gerai, kad sėdi ir galvoji, kad aš čia niekam, kitais metais viskas niekam nejuokingas būsi, niekas čia nežiūrės, žinai. Bet tai va, tos tokios baimės, tai nerimai, žinai, jie va, pas mus darbė, aš manau, kad dažnai pasitaikantis, bet tiesiog. Tai tikriausiai, kai komentarų gauni, bet aš kaip suprantu, tu jokių komentarų tokių negauni, žinai, kad tai nieko čia nedarai, gauni pinigus, čia dar mokėti reikia už bilietus, žinai. Ne, man tokie tai patinka, žinai. Patinka? Man, žinai, tai būna, kad būna tokių komentarų. Ne, būna žmonių, kurie sako, kad čia žiauriai lengva, žinai, tipo, bet... Tai aš to ir klausiu, žinai, nes tikrai yra žmonių, kur... Taigi tu čia tik tai kalbi ir juokauji, labai gerai kiekvieną dieną. Jo, labai gerai parodė, kai Roast Battles pradėjo daryti internetą ir kur Roastus, atsimenu, darė jie, žinai, Airidas su Mantu ir irgi mačiau, Airidas buvo. Taip. Ir visą laiką visi rašydavo, čia kaip nejuokinga, čia teik, ta prasme, čia bet kas gali. Ir tada pradėjo daryti Roast Battles ir ten atėjo bet kas. Tikrai buvo tokių žmonių, kurie neturi jokio komedinio backgroundo, kur ateina, pavyzdžiui, ir tu jauti, kad, tipo... tos pauzės, tas deliveris, taip kažkaip žiūri, tai tas susikuria tokia iliuzija, žinai, kad čia easy yra, bet aš irgi visiems sakau, tipo, čia būna rašo, už ką jūs čia gaunat pinigus, už ką, jūs, tipo, o kodėl jūs, jeigu už nieką, tu nenori eiti, eik, pašnekėk valandą, gausi 100 eurų čia, bet kas gali, tai aš sakau, gali kiekvienas, žinai, bet kas gali tikrai, bet reikia eiti ir daryti, reikia susidėti savo valandas ir reikia turėti jo labiau, sakau, to noro, žinai. Tai man tai tie komentai, aš kažkaip šiaip, žinai, esu linkęs, kad žmonės iš šono nelabai kažkaip man daro įtaką su mano pačiu tikėjimu į save, žinai, nėra, kad man čia kažką pasakys ir aš galvosiu, o aš čia nebejokingas, aš tiesioginis grįžtamasis ryšys man įtaką daro. Jeigu aš matau, kad ateinu ir juokauju žmonės, juokiasi iš manęs ant scenos, tai viskas gerai, žinai. Jeigu aš ten gali rašyti liaupsint komentaruose, oi, koks tu geras, koks juokingas, bet jeigu tu ateini 6 šilies pasirodymai, tu bombini, tai keis kažką sendžiau labai blogai, žinai. Visokio turi gerai, turi žmonės juokti, žinai. Jeigu tu šefas ir ateini ir 7 kartus šilies pas tave neskaniai valgo žmonės, tai kažkas negerai, žinai. Aha. Tai va, tai aš kažkaip stengiuosi pats save stengtis adekvačiai vertinti
Nes iš esmės tokia pakankamai vieniša ta komedijos kelionė, aišku, mes turim daug tų kolegų, bičiulių, čia darom dalykų, žinai, bet žinai, dienos pabaigoje tu eini mėgoti vienas, žiūri į lubas vienas ir galvoji vienas, kaip tu gali patobulėti. Nes visi, kad ir kiek mes sakom, kad linkim vieni kitiem sėkmės, tos profesinės, ir aš tikrai linkiu, netgi žmonėm, kurie gal man nelabai patinka, nes aš manau, kad kai sekasi, kažkam kitam sekasi ir tau, nes auga bendra tavo sfera ir tavo rinka. Bet vis tiek yra ir tų pavydų, ir tų pagiežų, ir tų stumimų už nugaros. Mes šiaip komikai tokie gyvačiokai, blemba, vieni kitų apsamėm, apšnekam, žinai, paskui su kitų susitinki, fotkės keli, kad darau, taip. Tai čia, bet manau, kaip ir bet kokiam darbė, žinai, ofise dirbdamas irgi tu ateini prie vieno apšnekį, prie kito apšnekį ir paskui sėdi galvoji, bet jeigu aš kitus apšneku, tai kiti irgi turbūt mane apšneka, žinai. Tai aš kažkaip stengiuosi neimti širdį, aš atsimenu, pradžioj būdavo, kai mes visi mirkom tam line-up'e, kai būdavo ten tie open mic'ai, kur ten ateidavo ir visi tie komikai, kurie dabar yra pakankamai žinomi ir kurie daro dalykus, žinai, visi stand-upindavo vienoje vietoje, nu būdavo toks iš tikrųjų toksiškas tas toks baseinas žmonių, nes tu ateini ir tu linki vieni kitiem gero, bet jeigu kažkas geriau pavaro, tu jau sėdi parinės dabar, blema, dabar čia man reikia gerai pavaryti, jeigu tu bombini, tada, žinai, būna tokių, kur nulipa ir kažkas nesegi, nes išeina, žinai, žmogus. Nes tu linki gero, bet tu vis tiek, kažkiek konkuruoji, tu vis tiek turi ir tą, jeigu tu nori gerai pasirodyti ir žiūrėk, kitas geriau pasirodo, paskui jau tu fainas draugas pradedi geriau varyti, jau viskas, tu nebe fainas, jau pradedi randa, kodėl tu nebesi jau toks geras, žinai. O kaip man patinka, nes tu atsakei mano praeitą klausimą, jau kurį prieš tai neatsakei. Tai va, tai yra tų intrigų, yra ir žmonių, su kuriais, žinai, nebendrauji, bet aš kažkaip dabar džiaugiuosi, kad, nebeverdu tame pačiam, aš fokusavęs labiau save, darau savo dalykus, man patinka, žinai, ir viskas. Ir ta prasme yra, dalinai tas tiesiog gal mano nedalyvavimas projektuose, su kuriais žmonėm aš esu nutraukęs ryšį. Bet aš visiškai nesigailiu jokiais, aš nesigailiu to, kad kartais mano išdidumas ten gali atimti iš manęs kažkokias progas, žinai, ir mano ten gali bičiuliai sakyti, o tau žiūrėk, neatrodo, kad jeigu tu su absoliučiai visais ten susidraugautum vėl, tipo, tai tu gautum ten daugiau pasiūlymų, daugiau visko, žinai, sakau, jo, bet sakau, aš esu išdidus urodas. Jeigu aš, pavyzdžiui, galvoju nuoširdžiai, kad aš esu teisus, arba aš, pavyzdžiui, galvoju, kad, tarkim, aš nenoriu su žmogum kokiu nors kažkaip dirbti, padaryti, arba man tas žmogus nepatinka, tai aišku, aš dėl kilnaus tikslo esu pasiruošęs paminti savo kartais įsitikinimus, jeigu mes kalbam apie kažkokią labdarą arba kitus dalykus, žinai, arba dar kažkokį didesnį už mus vienijantį tikslą. Bet šiaip, jeigu man, žinai, kažkas su kažko aš nesutariu, arba jau, žinai, esu tą žmogų apstumęs viešai, tai dabar man ateit ir vėl man atrodo tas nenuoširdumas man pačiam nepatinka ir aš jau geriau tada pabūsiu iškėlęs galvą, žinai, su mažiau pasiūlymų ir mažiau projektų. Jo labiau, kad aš pats darau savo dalykus, dėl ko aš labiausiai džiaugiuosi, kad mes turim daug komikų, kurie turi tiek, kiek jiem duoda kažkas, kurie, jeigu ima vest, tai turi, jeigu ima apšildyti, tai turi, tipo, bet jie patys nelabai, žinai, savo renginių nedaro, savo žmonių nekviečia, nekuria, savo video nekelia. Tai aš džiaugiuosi tas, kad aš, žinai, iš niekieno delniuko nevalgau, tik iš žmonių delniukų. Nes šiaip man toks, žinai, jeigu aš, pavyzdžiui, negalėčiau sakyti, ką galvoju apie kitus žmonės, arba bijočiau, pavyzdžiui, pasakyti savo nuoširdžią nuomonę, pasakyti, kaip jaučiuosi apie kitus, arba dar, žinai, dėl to, kad, oi, čia atims iš manęs kažką, žinai, neduos, tipo, tai aš jaučiausi biškį prasčiau. Nesijaučiau toks laimingas. Tai va, jeigu kalbant apie pinigus, tai vienas dalykas dar, ką man duoda, tai duoda tą laisvę, sakyti, ką noriu, sakyti, ką galvoju, žinai, dabar čia aš negaliu apie kažko pasakyti, nes manęs, tipo, nebekviesi laidas, koks skirtumas, aš savo laidą pasidarysiu, žinai. O žiūrėk, apie tą delniuką, apie žmonių delniuką. Ar bazaro jūsų, kaip čia pavadinti, laida? Mes vadinam tinklalaidę. Gyva tinklalaidę. Aha, tai ar tai yra vienas iš tų delniukų? Gal tu papasakotum, pavyzdžiui, kaip susikūrė šitas projektas, kaip susikūrė? Trumpai. Bet... Mes su Deividu buvom geri bičiuliai nuo pat pradžių ir dabar esam, bet mes suėjom dėl to, kad mes kartu kūrėm komediją vienu metu, eidavom į open mic'us ir tu ten, žinai, kaip 5-6 kartus per savaitę matais, prieš tą open mic'ą nuvarai pavalgyti, o po to open mic'o kalnainį prisėsti alaus. Tai, tu matais pastoviai, žinai, ir mes kažkaip nusprendėm, kad mes
mes jau gal atrodo buvom tada trupę darę, 4 ir 5, A-Team Comedy buvo mūsų pirma tokia, kur buvau aš, Kristoforas, Justinas Visickas, Vita Žiba buvo ir Deividas, mes buvom 5, darėm pirmus pasirodymus tokius, nes atsimenu, kad jau stand-upinam kuris laikas ir susėdom su Kristoforu kažkaip ir aš sakau, ir atsimenu, buvo tada komunija, ką 2 tada būdavo, dar 4, dar man to Karosas gal Lietuvoje netgi buvo. Ir humoro klubas irgi, ir tų trūpių, žinai, ir aš sakau Kristoforui, sakau, žiūrėk, sakau, mums reikia kažką kartu kurti, žinai, nes aš sakau, tikimybė, kad mus kažką be auditorijos paims į trupę yra nulinė ir nėra buvę iki šiol, man atrodo, tokio dalyko Lietuvoje, kad kažką paimtų į trupę papildomai, nes, tu įmi nežinomą žmogų, vadinasi, dalintis ant vieno papildomai, o pardavimai neauga, tai čia tiesiog paprasta verslo logika. Ir tiek. O sakau, davai darom savo. Susikūrėm savo trupę, kaip susikūrė komunija, kaip susikūrė tie, sakau, kas mums draudžia, žinai. Tai jau susikūrėm, pradėjom daryti, paskui Vita išėjo savo jau kažką kurt, tada mes buvom 4 pavažinėjom, tada mes su Deiviu pradėjom 2 daryti, tada Kristoforas savo, mes, žodžiu, irgi pradėjom kurt patys, žinai, ir aš dėl to džiaugiuosi labai. Kad nebuvo, kad nesėdėjom ir nelaukiam, kol čia mus paims kažkas. Vat sėdim tokie gražuoliai savo išsižioja ir tipo, paimkit mumis į trupę kokią nors. Tai papasakok, kokia ta pradžia buvo, ką? Tai va, tiesiog atsimenu, pradėjom, žinai, pasikūrėm savo kažkokius ten fotošiūtus, aš ten padariau plakatus, tokius žiauriai lievus, ten ateitimą užklijavau veidus, žinai, nes nelabai ten kažką labai mokėdavau tuo momentu. Ir pradėjom daryti tos pasirodymus ir kadangi buvom nauja tokia trupė, tai pavykdavom ten susirinkti, aišku, žinai, ten kosmosų neužsidirbsi, bet man ir nereikėjo užsidirbti, tada man užtekdavo, žinai. Iš karto auditorija buvo? Mes atsimenu, jo, 5 darėm pasirodymą Vilniui, tai turėjom ten gal 100 atėjo, 20 žmonių, žinai, mes tokie. Čia jau mes kalbam apie... Ne, čia buvo mūsų ta trupė. Ai, tai apie trupę. Pradėjom juokauti ir kažkaip jau atėjo. Ir tada, kai pradėjom toj trupėj važinėti, nusprendėm su Deividu, kad sakau, mums reikia kurti kažkokį testinį turinio vienetą, žinai, nes neužtenka, kad pavienį video kažkokį išleidai. Sakau, darom podcastą. Gerai, sakau, darom podcastą. Bet sakau, reikia podcastui kažkokio twisto, žinai. Galvom, ką čia galim padaryti. Sakau, būtų kieta, jeigu darytumėm kiekvieną podcastą su gyva publika, nes tada žmogus girdi juoką, žinai, ir tada mes gaunam daugiau tokio kaip patikimumo, kad mes juokingi esame, nes tu, jeigu tu girdi kaip kitas juokas, tai ir tu labiau linkęs esi juoktis. Dėl to, pavyzdžiui, visi tie Friends yra su gyva publika filmuoti sitcomai, dar, žinai, kiti dalykai, tai ir galvoju, reikia taip daryti. Ir mes pradėjom, kadangi mums padėjo tas, kad mes, kadangi atėjom iš to komedinio backgroundo, mes patys būdom komikai, eidavom į open mic'us visada, tai mes pažinodavom visus tos komikus, kurie pas mus atėjo pirmi, žinai, pažinodavom ir Emilis buvo mūsų pirmas svečias, Emilis Jokūbas, dėl ko aš jam iki šiol labai labai dėkoju. Tai jisai atėjo pas mus, mes patys nežinom dar ką darysim tiksliai, nežinom kaip ten viskas atrodys, žinai, tiesiog žinom, kad darysim, aišku, kažkiek padėjo dėl to, kad žinom, kad kitokie pasikalbėjimai kaip formatas egzistuoja, toks irgi su gyva publika, bet irgi ten nelabai tiksliai taip pat, ką mes darom, žinai. Tai kažkaip po truputį pradėjom. Tai iš esmės nežinom, nei kur nueisim, žinom, kad tiesiog norim. Ir pirmą, kai darėm renginį, tai mums padėjo žmonių prisikviesti tas, kad mūsų svečiai turėjo auditoriją, mūsų komikai, žinai, bičiuliai. Tai pirmą darėm su Emiliu ir man atrodo, su Emiliu mes surinkom gal 50 žmonių, man atrodo, atėjo. Po 5 eurus darėm bilietą, atsimenu. Tai čia užteko mums, kad atmuštumėm ir už operatorių ir už šitą. Visiškai nesitikėjom jokios sėkmės, galvom, jeigu bus 20 000 peržiūrų, tai labai džiaugsimės, žinai. Bet jūs ten ekspromtu viską dėliojatės, ar susidėliojat, pavyzdžiui, scenarijų? Nes aš, tarkim, čia dėlioju scenarijų. Ten atrodo, kad jūs, žinai, šnekatės taip. Mes turim kažkokias gairės, mes turim kažkokius veiklas ar žaidimus pasiruošę, kuriuos norėsim įdėti, arba čia ateinam, žinai, sakau, pirmoji daly, sakau, pradedam nuo to, tada čia galim tą įdėti, tada Deivis sako, gerai, tada sako, tą žaidimą įdedam čia, sakau, su šito galim uždaryti pirmą dalį, nes tada išeisim ant plojimų, tada su šito taip, tai susidėliojam tokį planą. Priklauso, aišku, nuo svečio, jeigu tas svečias yra komikas, tai daug lengviau, nes tada, žinai, mes visi vieni kitus gerai pažįstam, jaučiam, taip pat tai lengviau būna, negu pasikviesti kokį nors aktorių arba, nežinau, režisierių, tada turi daugiau, man atrodo, kažkaip galvot, ką paklausti. Vieni podcastai geresni už kitus, žinai, apie tas sniego gniūžtes, kaip sakiau, tai atrodo, vieni geriau paeina, bet aš tiesiog sakau, džiaugiuosi, kad darom, kadangi mūsų tie tikėjomės mes mažai, žinai, tai aš labai laimingas, aš niekada nesitikėjau, kad tokio susilauks populiarumo ir žiūrimumo ir tiek žmonių rezonuos su juo ir juoksis ir aš ar YouTube žiūrėdami, ar žiūrėdami ten kokias iškarpas Instagram'e ar TikTok'e. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi,
Ir aišku, džiaugiuosi, kad tiek daug pinigų atnešė šitą laidą man asmeniškai. Ne, iš O tikrųjų. žiūrėk, jūs tą podcastą darot kartu su Deividu. Dviese. Viskas yra per pusę, dviese mes esame. Aha, va, papasakok apie pajamas. Kaip jūs esat susigalvoję, kaip jūs dalinatės? Labai lengvai kažkaip, pas mus net nebuvo ypatingai tų kalbų, visas dalinimas buvo vienu sakiniu, sėdam, tai padarom, pemam, tiesiog. Mes dalinamės per pusę, pelną dalinamės per pusę. Jo, ir pasiskaičiuojam, kad gautųsi po lygiai, pasižiūrim, kaip ten darom, žinai, turim ant skirtingų įmonių vykdom veiklą, bet mes viską dalinamės per pusę, ir pelną, ir nuostolius, jeigu tokių turim, dalinamės per pusę. Tai labai lengva, pas mus nėra, iš tikrųjų niekada nesam susipykę dėl šitų dalykų, nes nėra ko pykti, žinai. Ta prasme, aš kaip tik turėjau kitą klausimą, ar kada nors, pavyzdžiui, kokiu nors įtampo esat, nes dažniausiai, žinai, kaip sako, du draugai negali daryti verslo, žinai, kur du draugai. Jo, šitą irgi puikiai žinau, kad du draugai negali daryti verslo, žinai, bet ne, pas mus kažkaip, matai, mūsų vizija labai sutapo to, kuriamo turinio vienu metu, ir aš manau, kad šitas dalykas mus ir išgelbėjo. Ir dar, tas turinio laidos kūrimas, jisai toks paprastas tas verslas, žinai, čia tau nedaryti kokį nors didesnį projektą. Tai gal tas kažkaip padėjo ir mes su Deiviu kažkaip skirtingose vietose, žinai, sužibam. Tai viskas šiaip gerai mums ten gausi, ten nėra ko nepasidalinti, nes mes kai pradėjom, nebuvo ką dalintis, žinai. Čia nebuvo, kad mes sėdėdami jau matėm, kad čia bus auksinė žąsis, žinai, mes iš vis nesitikėjom, kad šitas dalykas mums atneš kažkokias super pajamas. Tikslas buvo kurti tą tęstinį turinio vienetą tam, kad vėliau mes galėtumėm žmonės pakviesti mūsų stand-upą, kad jie pamatytų mūsų internete ir mes galėtumėm tada daryti tą jau tikrąją mūsų aistrą, tai stand-upint ant scenos, žinai. Ir va paskui taip gausi, užaugo, kad tas bazaras tapo didesnis už mus, žinai, abu sudėjus. Tai aš sakau, labai džiaugiuosi, mes, sakau, nesam susipykę dėl pinigų, verslų, dėl sprendimų priėmimo, mes kažkaip gerai išsiaiškinam viską ir viskas gerai, o žinai, ko ten pyktis, tai sakytų Deivis, nori daugiau pinigų, gerai, padarom daugiau renginių ir viskas, nori daugiau uždirbti, daugiau dirbam ir viso. Tai prasme, mes šitoje vietoje tai nesam turėję jokių problemų. O čia aš pastebėjau tokį momentą, kai paklausiau šito klausimo, tai visgi tu turi kažkokią nuomonę apie tą dviejų draugų kažkokį verslo kūrimą. Aš esu girdėjęs, kad ryklius žiūri dabar, belekaip ryklius žiūri. Per TV3, jeigu žiūrit ryklius, man maks. Ir kažkurie buvo atėję du vaikinukai tipo ir pasakojo apie tą. Aš čia nereferuoju į jokį, pavyzdžiui, mano asmeninių susitikimų su kai kuriais žmonėm. Ta prasme, ten aš jau viską apkalbėjęs, jo labiau, kad mes daug laiko praėjo, mes ten 2 metus nešnekėję esam ir tiek, žinai. Aš labiau kalbu bendrai, žinai, ką aš galvoju apie šitą dalyką. Jo labiau, kad mes nebuvom ten jokio verslo pradėję vykdyti, mes turėjom bendrą idėją ir aš dabar nesuprantu, apie ką tu kalbėsi. Tai gerai tada, nereikia. Nes būna žmonės, nori paklausti ir aš sakau, kad aš viską jau pasakau, žinai. Tai jeigu pasakoju, žinai, tai kažkokia, žodžiu, buvo istorija, jo, turėjom tokį, kur turėjom daryti. Susipykot. Jo, ir kažkaip išsiskyrė mūsų, žodžiu, tie keliai, žinai. Bet aš ką galvoju apie tą draugų verslo kūrimą, aš manau, kad viskas šiaip yra gerai, kur su draugais, su bendrom, jeigu veža tas pats dalykas, bendrų idėjų turi daryti, tai aš už. Tik tai man labai patiko mintis, kad tas PEM modelis versle yra labai blogas. Ir reikliai irgi visi ten paskui tą patį sakė, PEM yra žiauriai blogai, nes tu teoriškai gauni tiek pat pelno, bet tu negali įdėti tiek pat pastangų, realiai. Tu niekada nesikausi. Vienas kažkuris turės dėti, pavyzdžiui, gali būti, kad įdės daugiau darbo. Tai jeigu jis įdės daugiau darbo, tai tada jisai galvos toks, blema, dabar aš įdėsiu daugiau darbo, bet gaunu tiek pat. Tai vadinasi, jisai nenorės įdėti tiek pat daugiau darbo. Tai vadinasi, tu sėdėsi tam tokiam, žinai, aš manau, kad yra geriau pasiskirstyti kažkaip, sakau, pas mus sudėjų iš to nėra, bet, sakau, tas mūsų tinklalaidė čia nėra, man atrodo, kaip normalus verslas, žinai, tas PEM modelis, žinai, tinklalaidė jisai gerai veikia, nes tų problemų sprendimų gal yra mažiau, žinai. Bet aš dabar taip galvodamas apie tą modelį, tai geriau, aš manau, yra dalintis, nežinau, šiam, 7 tram ir tada kažkaip apsibrėžti aiškiau tada savo kiekvieno pareigą, žinai. Ir aš tada, tu žinai, aš darau daugiau, aš daugiau gaunu, kitas sakys, gerai, aš mažiau darau, bet aš mažiau ir gaunu. Man taip šitas tinka. Aš manau, kad čia yra toks realesnis variantas ir man patiko ir sakau, rykliai tai maks, man patinka, žiūriu.
galvoju, karočiui, žinai, ko man laikas mano produktų. Rykliai, aš ateinu. Nežinau. Tai va, bet aš šitą pagalvojau, šiaip sakau, kiek aš sakau, aš kiekvienos savo gyvenime neigiamas patirties stengiuosi pasimokyti, kažką išsinešti ir kažkaip, žinai, pykčių aš nelaikau, žinai. Ir aš turiu savo nuomonės apie žmonės, bet aš neturiu tokio, kad aš sėdžiu ir rajočiau savo galvo, kad čia man kažkas kažką padarė ir aš čia jaučiuosi įsiskaudinęs. Man patinka turėti savo vietą, kur aš jaučiuosi gerai, kur aš esu supama žmonių, kur aš nejaučiu per daug kažkokių pagiežų tokių arba pavydų, žinai, ir man patinka netgi tas, kad aš esu šiek tiek atsiribojęs nuo to viso tokio didelio katilo žmonių, visų mūsų tų. Mes kiek reikia, aš su visais susitinku, su visais palaikau ryšį, bet tam burbulė nebeverdu ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Geras. Aš dabar noriu truputėlį sugrįžti. Tu minėjai apie tokį dalyką, nes daug kalbė apie savo vertybės. Čia yra visos vertybės, kurias tu parodai, šiaip labai gražu. Man atrodo, žiūrėkit, žiūrovai, šiaip gražu, nes visai kitą nedą matom. Antroji daly gersim, tiesiog, kad nesbūtėlį. Tai žodžiu, tu kalbi daug apie savo vertybės. Taip. Ar pavyzdžiui, arba šiaip papasakok, kokių yra buvę, tarkim, pasiūlymų, kur tu būtent dėl tų vertybių savo ir atsisakei, galbūt kažkokios reklamos, nežinau, kas gali būti, bet, tarkim, tikrai yra buvę tokių, kur, tarkim, tavo vertybės aukščiau nei ten tas produktas, arba nei tas pasiūlymas, renginys, ar, kažkas tokio. Tai pirmas dalykas, kuris šauna į galvą iš karto, tai yra tos lošimų reklamos. Aš kažkaip manau, kad aišku, turiu pripažinti, kad yra didelis spaudimas iš visų kitų aplinkui, kai tu gal matai, kad kiti nedaro, nes vis tiek, vertybės, didelė dalis mūsų elgesio nėra vertybės, o labiau yra tiesiog toks, normalus socialinis elgesys, kaip visi aplinkui, jeigu aš ateinu ir matau, kad visi aplinkui nusivalo kojas, tai aš valau kojas ne dėl to, kad mano yra tokios vertybės ar mano yra įprotis, aš tiesiog atėjau, pamačiau ir galvoju, žinai, taip, tai yra daug dalykų, kuriuos aš darau tiesiog dėl to, kad aš normalus visuomenės esu dalyvis, bendruomenės narys, bet aš kartais pats irgi susimastau, kad, žinai, ar tai yra moralu ir nefaina, pasižiūrį, pavyzdžiui, kiek Amerikoje visi mano mėgstamiausi komikai užsisėdi, reklamuoja, lažybas, viską, žinai, ir jiems viskas to yra gerai, ir man yra viskas gerai su to kaip vartotojui, žinai, bet pas mus Lietuvoje tą turim tokį, tai aš kažkaip lošimų privengėm, mes nereklamavom, žinai, o daugiau aš galvoju, ko čia nenoriu, bet iš tikrųjų daug yra tokių darbų, kur aš nepasirodžiau ir man net nesiūlau, žinai, žinau, kad aš nesakyčiau, ne, ir tiek. Be žodžių svarbu yra tas, tarkim, tas vertybinis dalykas yra svarbu. Man svarbu yra mano įsitikinimai ir juo labiau svarbu, jeigu aš žinau, kad aš juos paminu dėl tų pinigų. Vėlgi, viskas atsisuka į pinigus, žinai, ir jeigu man kažkas faina ir šiaip daryti, tai aš papildomai dar užsidirbsiu, bet jeigu aš kažko nenoriu, ir perlipu save daryti dėl to, kad man, žinai, arba net ne tai, kad nenoriu, bet tiesiog, aš žinau, žinai, čia dabar galvoju apie kažkokį konkretų pavyzdį, bet, pavyzdžiui, yra žmogus, žinai, kur aš sakau, man, pavyzdžiui, jisai nepatinka, arba aš su juo turiu kažkokią neigiamą patirtį, arba aš žinau, kad mano koks nors bičiulis arba draugas, artimas, turi labai neigiamą patirtį su tuo žmogum didelę, žinai. Ir aš sakau, kad mano nuomonė, tas žmogus nėra geras, nei žmogus, nei kolega, bet tada, jeigu man pasiūlo pinigų, aš labai greit pamirštu, kad jisai mano nuomonė urodas yra, žinai, ir tada aš sėdžiu šipsaus ir keliu fotkės, taip, žinai, būnu, tai aš kažkaip galvoju, kad čia yra nenuoširdu, žinai. Tai aš arba stengiuosi tada jau nesakyti savo nuomonės apie žmogų, arba tada, jeigu pasakiau, tai tada jau laikytis to savo nuomonę, žinai. Atsakyk tada, žinai, už jo. Nes man tas irgi toks, žinai, sėdėjimas, pavyzdžiui, sakymus, čia tas tai ne, žinai, su to tai nesąmonė nieko. Ir tada paskui jis pasižiūri, jau jie, žinai, kartu laidoje sėdi, komisijoje atsisėdi, arba dar kažką daro, žinai. Sėdi prie vieno stalo televizijai, žinai. Toks, tip. Ką žinau, žinai. Kiekvienam savo, aš pilnai suprantu žmonės, suprantu vidinę motyvaciją, suprantu, kad, žinai, ar sėdėti su savo įsitikinimais, ar sėdėti su daugiau pinigų ir artėti prie tų savo finansinių kažkokių tikslų, arba tiesiog paprasčiausiai pasigerinti gyvenimo kokybę, tai turbūt yra labai nenatūralu sėdėti ir tipo surūktą subinį ir tipo, aš savo, tipo, žinai. Bet kai man užtenka tų mano pinigų, tai man nereikia. Tipo.
Ir tada aš galiu sėdėti savo susiraukęs ir sakyti, va, aš toks nenoriu, nereklamuosiu, čia man tas šitas dalykas. Ženklą parodysi. Ne, čia baigit, aš krikščionis. Atsimenu, šiaip tais, kur sakiau, kad dėl ko aš tave pakviečiu už tą tinklalaidę. Aš pasakiau, kad laida, bet čia tinklalaidė yra. Tai aš noriu daugiau apie šitą pusę pakalbėti. Apie tave ir vat tavo tą santykį su finansais, sakai, kad studijavai finansus, tai reiškia, kad tu tikrai išmanai ir daliniesi apie tai internete, nežinau, galbūt net ir, žinai, turbūt patarimus dalinė, aš taip įsivaizduoju. Tai, priklauso, kiek išgėręs, iš tikrųjų po 3 alaus aš tikrai papasakosiu, kur investuoti. Sakau, žinai kur, reikia jūrų kiaulyčių fermą daryti. Aš turėjau jūrų kiaulytę, labai daug kakų daro. Ir sakau, jų gali kaip biokūras būtų. Karočią pradėjau pasakot, paišyti ant lapų. Žodžiu. Tai taip, aš nesakiau, kad tu investuoji. Šiaip. Taip. Sakiau, kad daug kalbė apie finansus. Taip. Bet aš žinau, kad tu investuoji. Ir tai gal tu papasakok, pavyzdžiui, iš kur tu sužinojo, kas pastumėjo. Gal, pavyzdžiui, tu kokių finansininkų šeimoje esi užaugęs, kurie tau patarimą tiesiog tokį davė. Gal mokykloje? Mano mokykloje, aš visą gyvenimą, žinai, tu girdi investuoti, kad reikia, bet nelabai gal supranti, ką reiškia tas tik tai praktiškai, ką man reikia, ką reiškia investuoti, kam aš turiu pervesti, kurį man pirkti, tą, žinai. Ir va to kartais trūksta, kad tau, tipo, reikia investuoti, reikia atsidėti. Ką reiškia? Kurį man Revolutė mygtuką paspausti, kurioje man investicijos sąskaitų, ką man pirkti, žinai. Man labai užknisa, kad šiais laikais mes turim tiek daug tokių bendrų patarimų. Nu ką reiškia tikėk savim? Nu ką reiškia? Jūs man galite pasakyti aiškiai, jeigu girkšta duris papurkšt vadakiam, aš noriu tokio patarimo. Aiškaus, praktinio patarimo. Nueit ir pirkt, kur parašyta va šitos 3 raidės prie fondo, žinai. Va šitą pirk. Čia, žinai. Nes tas toks, kad investuok, tai ką čia reiškia, investuok. Sako, investavimas viską reiškia. Knygų pirkimas ir skaitimas yra investavimas į save. Tada kursų pirkimas yra investavimas į save. Indekso fondo pirkimas yra investavimas. Kripto pirkimas yra investavimas. Nesuprantu, ką reiškia, žinai. Tai paskui pradėjau, žinai, žiūrėti, daugiau domėtis, skaityti ir truputį supratau, ką aš konkrečiai noriu daryti. O tas, kad augdamas aš visą laiką žinojau, kad reikia taupyti. Aš visą laiką būdavau taupus vaikas. Kažkaip aš gaudavau vaikas, būdamas mano pagrindinės pajamos, būdavo, tai gaudavau per gimtadienį 5 litų, ir gal nuvaręs pas močiutę dar kokį pydusą. Taip, vaikštai visas kaip ponas, aš jausdavau, kai kunigaikštis tų pinigų gavęs. Tai aš visą laiką turėdavau stalčių tokį, kur aš prikaupęs tiek kešų, turėdavau litais, kokį 1,5 gabalo turėjau prisitaupęs. Taip, tipo, aš labai taupus būdavau vaikas, jeigu duodavau ten kokį, nežinau, saldainių nusipirkti, aš nepirkdavau saldainių, kur aš... Bet iš ko čia iš tėvų? Duodavau, pavyzdžiui, tėvai, kokį, žinai, duodavau ten 10 litų, kur nors, žinai, tipo, ar dar kažką. Ne pinigai, iš požiūris. Nežinau, kodėl, nes aš brolius turiu vyresnį ir kai vaikai būdavom, kai tik brolis būdavo tas, kur būdavo, mėgdavo išsileisti, ateidavo pas mane skolintis, sakydavau, kitą kartą turėsiu pasiimti 200, turėsiu duodu 10. Aš jau vaikas būdamas, aš duodavau su procentu. Gerai. Tai va, tai... Aš kažkaip būdavau visą laiką, kad pradėdavau kaupti, taupytos pinigus ir kažkaip natūraliai išgirdau apie tokį dalyką, kad laikyti pinigų negalima. Kešą laikyti yra nuodėmė, turi kažkur įdėti. Tai va šitą, žinai. Kiek čia tų metų tu buvo? Tai čia aš mažas vaikas būdamas, supratau šitą, tiesiog aš neturėdavau, gal nemokėdavau to padaryti, nemokėdavau investuoti, nežinodavau, kur įdėti, žinai. Būtų man kažkas atėjęs pasakęs, kad va čia pirk už 5 eurų kiekvieną mėnesį, žinai, tai aš tada būčiau aiškiau, bet sakau, didžiulė žala yra tas, kad mes mažai gaunam praktinių patarimų, nes tu negali duoti praktinių patarimų, nes tu nesi finansinis konsultantas. Ir mane labai užknisa tas žiūrėta turinį, kur sėdi tau bičas ir jisai pizdėlina, pavyzdžiui, 45 minutės apie investavimą ir paskui jis sako, neimkit iš manęs patarimų, nes aš nesu finansinis tipo ekspertas ir neturiu kažkokių licencijų. Tai ko tu šneki? Kam tada daryti? Ta prasme, turėtų būti iš vis, turėtų akmenys mėtyti tokie žmonės, kurie pasakoja, kad duoda, ne tai, kad bendrai kalba apie pinigus, žinai, kaip mes dabar, o sėdi, pavyzdžiui, žiūrėkit, pirkit iš manęs kursus, kur aš jums nieko tiksliai nepasakysiu. Tai čia nusikaltimas, čia melas yra. Galiu paaiškinti. Nes yra reguliuojama šitie dalykai, tu negali, pavyzdžiui, duoti žmonėms. Taip, nes tai yra susijęs su pinigų praradimu. Taip. Ir tu negali duoti jokių patarimų. Aš pilnai visą šitą suprantu. Dėl to, kad tai yra rizika. Bet tada neduokit. Žinai, nes čia toks tipo, aš tada duosiu medicininius patarimus, bet ne iki galo. Pasakosiu žmonėms, kad reikia česnaką valgyti ir tada pasakosiu, laikysiu save sveikatos ekspertu, bet sakysiu, neklausykit manęs, nes aš nesu licencijuotas, bet jeigu ką, medaus kompresai į pažastis, česnaką į kojines ir važiuojam, karočią, -20. Niekas apie tai nekalbėtų, apie investavimą niekas nekalbėtų.
Nu tai Aš įsivaizduok. drastiškai čia pasakiau. Nu taip, Gerai yra įsivaizduok, tas, tada kad iš viso niekas nieko nežinotų ir gerai yra tas, bijotų kad bent jau daryti. bendrai, bet sakau, man biški yra, gal to pritrūksta, tipo, tų konkretesnių, žinai, patarimų, dėl to, kad, nu, aš suprantu, kad tu sakai, tu esi pilnai absoliučiai teisi čia, kad negali dėl paprasčiausiai įstatymų, žinai. Nu, taip. Ir vat man to biški gaila, kad aš ilgą laiką gyvenime žiūrėdavau va taip abstrakčiai apie dalykus, bet niekur va iki galo, kad va čia, kad atsidaryk va čia investicinę sąskaitą ir va čia va gali pirkti dalykus ir va čia taip kainuoja, čia tokie, man va šito labai labai trūko. Ir paskui kažkaip šitą aš jau būdamas turbūt va kokių 19 metų maždaug pradėjau jau vis kažką, žinai, domėtis, ką aš čia apie ką, apie tas akcijas, apie tos indekso fondus, apie tos kriptovaliutas, apie, nežinau, nu, dalykus visus, bet kokius finansinius įrankius, obligacijas, pradėjau žiūrėti ir domėtis tiesiog, kaip veikia dalykai. Išvažiavęs mokytis, aš mokiausi irgi apie šitus dalykus. Ir mano tėvai man pasakojo visą laiką, kad reikia investuoti, kad, nu, vat. O jie patys investuoja irgi? Jo, kažkiek, bet kažkaip aš neaugau, kažkaip aš augdamas nelabai detaliai žinodavau tėvų finansus. Aš neaiškindavau jie man, kaip procentaliai pasiskirstyti biudžetą arba kiek jie ten per mėnesį investuoja. Aš žinau, kad, nu, kad tie pinigai taupami, atidedami ir investuojami kažkur yra, bet aš kažkaip šito neturėjau, žinai, tokio detalaus. Mano mama finansininkė, tai jinai darbė prie pinigų, žinai, dirba ir jinai viską supranta, mano abu tėvai tokie white collar job dirba. Ir va aš kažkaip šitą, gal iš tėvų aš nemačiau konkrečių patarimų, žinai, irgi va tokių, kur va čia atsidaryti ir čia pirkti ir dėti, bet gavau tokį bendrą požiūrį į pinigus, kad reikia netaškyti, kad reikia kaupti, kad reikia taupyti, kad reikia investuoti, kad reikia, žinai, vėliau įdarbinti kažkaip tos pinigus, žinai, kad augintis tą savo krepšiuką, žinai. Ir va aš tą pradėjau ir va aš vis stengiuosi, žinai, vis investuoti, jeigu pas mane būna kažkaip pinigų tų sąskaitoj, tai dabar laikau, nes laukiu, kad visi man pasakoja recesija, aš kiek sėdžiu, tiek viskas brangsta. Tai va, bet dabar biški, ką būčiau šiaip investavęs, dabar biški laikau, kešiuko atsidėjęs, bet šiaip jo, nu tiesiog pradėjau domėtis ir pirkti tos skirtingus investicinius įrankius. Tiesiog, kad papasakok, kas yra tie įrankiai, kur tu dabar, pavyzdžiui, investuoji? Pavienės akcijos, indekso fondai ir labai mažą procentą turi kriptovaliutų. Visą gyvenimą netikėjau, sakiau, kad čia skemas, kad nesąmonė. Nu, bet kiek aš pasiklausau tų žmonių, kur abstrakčiai apie viską kalba ir nieko nepasako, tai visi kalba apie tai, kad tos kriptovaliutos vis tiek yra, nu, laikoma normalių investicinių įrankių. Ir pasižiūri, kad netgi didžiuliai žmonės, kurie turi didžiulius fondus investicinius, jie irgi turi procentinę dalį kažkokią, žinai. Ir kai kurių būna daug investicinių fondų, ten pasiema iki 15% gali laikytų kriptovaliutų, žinai. Tai aš irgi biškai pasiėmiau tokį mažą procentėlį atsidėjau, nes nusprendžiau, kad šitas yra bendrų fondų. Pasaulio, Amerikos, augančių ten Azijos rinkų, nu, tokių. Bet aš girdžiu, kad tavo rizikos tolerancija tokia aukštesnė. Ne, jinai pas mane kaip... Vis viena šitie instrumentai, žinai, jie... Jo, bet pas mane, žinai, čia... rizikingesni. Aš nusipirkęs tų kriptovaliutų gal 10%. Pas mane didžioji dalis yra ten pasaulio fondai, kurie dabar, aišku, jie yra subrangę, žinau, bet man didžiausia įtaka požiūrį investavime yra padaręs Intelligent Investor knygą, yra Warreno Buffetto. Ir aš ją skaičiau būdamas 18-19 metų. Ir viskas yra. Tikslas mano investavimo yra kaip įmanoma daugiau laiko praleisti toj rinkoje ir sudėti kaip įmanoma daugiau pastovių investicijų. Ten tas akcijų pirkimo vidurkis man yra labai artimas, kad net jeigu kyla ir krenta akcija, tu ją vis tiek perki ir kai būna nukrenta, pavyzdžiui, man būdavo, žinai, nuvažiuoju pas tėtį, žinai, sako, o nukrito akcija, žinai, nukrito, tai čia lievai, sako, gal parduok, sako, ne, kaip tik reikia pirkti. Neišsigąsti. Kuo labiau krenta, tuo, jeigu tu perki, ir aš tą supratau, vat geroj toj knygoje Intelligent Investor, šiaip iš tikrųjų rekomenduoju visiems žmonėms, nes daug kalba apie investavimo tą psichologiją, kad jeigu krenta, žmonės yra linkę pardavinėti, jeigu tu perki gero verslo akciją, tu perki gero verslo dalį. Tai yra toks dalykas kaip intrinsic value tos akcijos, kiek jinai yra teoriškai verta kaip verslo dalis. Ir jeigu tu perki, vadinasi, at a premium or at a discount, jeigu perki at a discount, tai vadinasi, jeigu nukritus kaina ir tas verslas, tu pasižiūri, pavyzdžiui, to verslo ketvirčio, tarkim, šitas analizės ir matai, kad, pavyzdžiui, pas jūs skolų arba nėra, arba jos mažėja, kiti dalykai, ten pajamos auga, žinai, tu žiūri tos quarterly reports, bent jau taip daro žmonės, kai aktyviai treidina, žinai, jie žiūri performance įmonės. Nėra daug to akcijų pirkimo, tokio yra, man atrodo, ant hypo statomo, visi sako, oi ten pirkit Tesla ir jo, jinai auga, bet ten ant popieriaus tai yra siaubingas verslas. Verslas, kuris nėra
nėra uždirbęs gyvenime iš automobilių pardavimo. Įsivaizduoji, ir žmonės perka tą įmonę kaip General Motors. Tai aš, jo, tiesiog yra viskas ant marketingo, ant hypo, jos ant vienintelis kartas, kai uždirba pinigų, yra kai prisiperka kriptovaliutų, užkelia kainą jų ir tada parduoda. Tai čia yra įdomus verslo modelis. Tai aš esu linkęs tokios Warreno Buffetto Intelligent Investor mokyklos, time in the market beats timing the market, tai nesisteng kažkur protingai čia kažką sužaisti ar nusipirkti, tiesiog to lygiai pastoviai investuoti, pirkti. Mano nuomonė, kiek aš suprantu, išsižiūrėjęs internete, ką kiti galvoja, tai tos gerus ir protingus finansinius įrankius ir tiek. Nieko nebandyti apžaisti, nebandyti, kad čia šitas kripto būtų next big thing arba ten dar, žinai, nes visi žmonės, kurie užsiema investavimu, iš esmės sako tą patį, kad tiesiog reikia pradėti tolygiai nuosekliai investuoti, kad turėtum vidutinę tą akcijos kainą ir tada tau nebaisu, ar tau kyla ir krenta tos akcijos, reinvestuoti savo dividendus ir galingiausia jėga pasaulyje yra sudėtinės palūkanos. Čia Einšteinas man taip sakė. Tai va, mano požiūris toks. O žiūrėk, sakiau, kad neklausiu nieko taip tiesiogiai apie pinigus, bet gal kažką mums išduok kokį nors dalyką, kas tai yra per portfelis jau. Tu esi dar labai jaunas. Ja. Tai, žinai, tai didelis jau tavo tas portfelis. Galėtum, pavyzdžiui, ar tu matai, tarkim, tendenciją, kad iš vis galėtum nieko nebedirbti, negauti, tarkim, pajamų ir... Ne, aš manau, kad... Ne, aš manau, kad man iki kokių ten gyvenimų dividendų, tai šiaip dar labai daug laukia, nes, žinai, kai užsidirbi pakankamai daug pinigų tiek, kad galėtum retairinti, ne? Nu, tai tarkim, jeigu tu nori uždirbti per mėnesį, pavyzdžiui, 2000, jo, tai tau reikia būti suinvestavus labai daug. 2-4 tūkstančiai per mėnesį, tai priklauso, kiek tu gauni iš dividendų, bet, pavyzdžiui, gerai, jeigu tu skolini savo pinigus, tarkim, būsto vystytojams už kokius 10%, žinai, tai tau reikia, vadinasi, 2,4 milijonų turėti, ne? Tai tu susitaupai 4 milijonų ir tada iš tos 10% pradedi gyventi. Tai čia tik atėjo tie geri pinigai, tai čia užsidirbi 10%, tada investuoji ir tada kitais metais dar daugiau, žinai. Tai man atrodo, kad kol kas tikslas yra kaip įmanoma didesnį tą investicinį portfelį auginti, o nepasiekti tą minimalią ribą ir tada, žinai, jau. Nu ką, taip aš kol galiu, tol dirbu ir tada, kai jau užsidirbsi pakankamai daug, tai aš norėčiau, kad, žinai, kad leistų tas sniego kamuolį pasisukti ilgesnį laiką, o ne pasiekti tą ribą, kur jau galėtum gal kažką, žinai, daryti. Ir aš esu susikaupęs, galiu pasakyti tiek, kad 100 000 dar nesu pasiekęs. Tai va tiek pasakysiu. Ačiū. O žiūrėk, kažkokių klaidų. Ne, mažiau dar, paskui žiūrėsiu, galvos nedas daug babkių turiu apvogti. Aš nesu labai turtingas. Tai aš iš vis stengiuosi korteliai neturėti daugiau negu 300 eurų. Aš pasiemu, aš iš savo įmonės susimoku algą, stengiuosi visus pinigus turėti įmoniai, susimoku mėnesinį algą tam, kad galėčiau būtą pasimti, nes pasirodo, man reikia pagal vadovavimo sutartį pamokėti savo algą. Nu, žodžiu, bankas nori matyti įplaukas mano mėnesinės įmonė. Nesvarbu, kad tų pinigų yra ir jie pastoviai ateina, jie turi matyti pagal to lygų vieną, žinai, tą. Ir tai aš turiu savo pasimokėti šitą ir aš stengiuosi, aš, pavyzdžiui, savo gaunu algą, tada aš persivedu mokesčiam iš karto tiesiai, tada persivedu dalį, kurią aš investuoju iš karto, kas dažniausiai būna apie pusę, aš pakankamai daug investuoju savo algos, tada persivedu į bendrą mūsų šeimos ūkį ir tada kažkiek turiu jau kur, žinai, gumai ir čipsam. Tai tu jokios pagalbės net neturi? Turiu. Tai turi kažkokią? Tos lėšos, kurios yra, jeigu kažkas tau atsitiktų. Aš turiu, pas mane, sako, aš tą pagalbę laikau tiesiog kaip pinigus įmoniai, kuriuo aš neliečiu, aš juos, kūro pilos, kai važiuoju į pasirodymus, žinai, aš neturiu kažkokių pastovių išlaidų, žinai, nėra, kad aš moku algas ir ten, aš turiu ten susikaupęs, žinai, pusę metų, jeigu man reiktų nedirbti, pavyzdžiui, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, kokius 6 mėnesius arba metus laiko neturėčiau jokių darbų, tai aš pilnai galėčiau gyventi dar savo pasimokėtą algą, bet aš turiu, gerai, gal metus nesimokėčiau aš ten lygiai algos, pusę metų kaip pagalėčiau, bet... Pusę metų šiaip ir turėtų būti ta suma. Ir man, sakau, tas tikslas yra, kad aš nelaikyčiau, ta prasme geriau aš jau, žinai, dabar aišku, tas toks laikotarpis, tai biškai neperku tų finansinių įrankių, perku tik tai tos to lygiai, ką turiu kas mėnesinės, bet tas
ką aš anksčiau darydavau, kad didesniem tokiom injekcijom pasidarytą investavimą, tai aš dabar prislopęs esu ir stengiuosi laukiu dabar kažko. Nieko, žinai. Nes galvoju, kad turėtų būti viskas, tai dabar sakau, laikau grynus pinigus ir laukiu, kol galėsiu investuoti daugiau. O šiaip, aš turiu pinigų, jeigu pusę metų galėčiau nedirbti, turiu tą dabar mėnesinę algą, kurią aš gavęs susimoku savo išsidalinu, žodžiu, biudžetinu taip. Ir turiu metų pabaigoje dar kaip iš įmonės dividendų kažkiek išsimoku, žodžiu, papildomai. Okay. O pavyzdžiui, esi kokią nors, tokią žiaurę klaidą investavimą padaręs, kad tikrai tau brangiai kainavo? Ne, aš nesu, nes aš kadangi žiūriu į tuos... nesu kažkada NFTs pirkau, bet man pasisekė ten, tai užsidirbau ten kažkiek. Bet NFTs tai aš negaliu patikėti, kad aš vienu momentu galvojau, kad čia bus kažkas čia didžiausias turbūt paskutinių 10 metų skemas, ta prasme, žmonės, kurie... Paveikslėlių turėjai? Aš ten turėjau kažkokį robotą, 800 eurų gal. Pardaviau tai vėliau daugiau, nes atsimenu, atsikėliau ten ir buvo daugiau, tai labai greitai pardaviau, bet ten per visus tos minting fees ir per visus tos gas fees, kas yra čia tie pardavinėjimo mokesčiai, žinai, tai aš nieko neužsidirbau. Ten aš išleidau 100 gal eurų vieną tų mokesčių, žinai, ir ten, kad turėjau kažkokio pelno, tai jisai dingo. Daugiausiai uždirbo tiesiog žmonės, kurie darė tas kolekcijas ir ten bendrai kolektyviai skemino vieni kitus. Tai va, tai jo, bet aš ten buvo prasta labai investicija, bet aš neužsidirbau nieko ten. Turiu tokių keistų dar investicijų, turiu, pavyzdžiui, CSGO keisų nusipirkęs. Ten tokie virtualūs dalykai, kuriuos atidarai ir gauni itemą. Ir čia neseniai buvo didžiausias kritimas, nes įmonė, kuri sukūrė tą žaidimą, nusprendė tiesiog, kad galėsi, jeigu anksčiau būdavo tokie peiliai, kuriuos gali tik atidaryti iš tos dėžutės, dabar jie padarė, kad tu juos gali paimti ir sudėti 5 prastesnius dalykus ir gauti tą peilį. Ir visas ten per metus, jeigu įmonė pati yra verta ten milijardų ar 2, tai visa ta rinka tų skinų yra 6 milijardų vertės. Ir per 3 dienas, man atrodo, nukrito ar 4% ar 3%, labai daug, nežmoniškai daug. Bet dabar matau, kad atsigauna ir ten pas mane tie mano dalykai nelabai buvo pažeisti. Tai va, bet turiu aš... didelių klaidų, tokių kaip ir nėra čia. Ne, čia pakankamai, žinai... Mano požiūris yra nusipirkti ir laikyti, ir aš neplanuoju nieko parduoti, ir aš kartais kalbu ir ten su tėčiu savo mėgstam labai daug pasikalbėti apie investavimą, jis irgi investuoja daug dabar ir žiūri dalykais, domisi, tai man sakau, pasižiūri, sako, paaugo kainas, aš pasidžiaugiu, kaip paaugo, bet man jokio skirtumo, mano gyvenimo nekeičia, mano požiūrį nekeičia, aš turiu investuoti, pirkti, dėti, nebent kažkas ten to įmonį fundamentaliai keičiasi, žinai, tada kažkaip turi žiūrėti, bet šiaip, sakau, Buffetto ir ta Intelligent Investor man knyga, jinai labai padėjo ir aš daug suformavo mano požiūrį, grinai tą tokį, kad reikia pirkti, turėti, laikyti, kai krenta, džiaugtis reikia ir pirkti, o nesiparint, kad čia, žinai, kažkas. Mes įdėsime komentarus šitos knygos pavadinimą, kad ir jūs žinotume. Jo, ir kad žmonės, kurie ženkliai protingesni už mane, kurių yra dauguma, nes aš visiškai momentais glušas, tai manau, kad tikrai pritars, kad gera knyga. O jeigu negera knyga, tai parašykit patys komentaruose, kokią parekomenduotumėt, pasiūlytumėt. Labai gera idėja. Taip jau eikime į pabaigą po truputėlį, bet aš labai norėjau tavęs paklausti apie tuos jaunus žmonės, nes vis tiek atstovaujate tokią jaunąją kartą. Tai ką tu galvoji, pavyzdžiui, į jaunimėlio požiūrį, į pinigus, į tą tokį greitą uždarbį? Man taip atrodo, galbūt taip nėra, nes man atrodo, kad, žinai, dabar prisižiūrėję žmonės socialinių tinklų, matydami, žinai, internete tą nuolatinį tokį greitą pinigų uždirbimą, kuo jaunesni, kuo labiau jauni žmonės pradeda to norėti. Ir jiem tai atrodo tokia norma tų greitų, daug pinigų uždarbio. Kokia tavo nuomonė, ką tu matai aplinkiniuose drauguose? Man tai iš tikrųjų yra liūdna šiek tiek, nes ypatingai vaikinų tarpe pas mus yra dabar labai įsikerojus ta hustle culture arba ta vadinamoji, nežinau, uždirbimo kultūra, turbūt čia su visais tais Andrew Tate atėję ir su visais tokiais hyper masculine, tokiais super nevavyriškais personažais, kad gyvenime sėkmė ir kad tie pinigai turėtų kažkokią žiauriai
populiarią mašiną, didžiulę, brangę superkarą, turėti kokį nors, nežinau, važinėti su Lamborghiniu, turėti labai daug papuošalų ant savęs. Ir man kažkaip važiuojant, gal čia iš tų, tokio atrodo realistinio matymo, aš pasižiūriu kartais į jauną bičą, kuriam pasisekė ten užsidirbti pinigų, pasiema jie ten Amerikoje tais leasingais tos savo Lamborghinius, moka nežmoniškas kainas, žinai, ir ant popieriaus turtingi, ta prasme, aš galvoju, kad aš, pavyzdžiui, gyvenime žiūriu taip, kad aš galėčiau savo leisti kažką patogiai, tai kad aš galėčiau nusipirkti mašiną už 200 000, pavyzdžiui, nusipirkti kokį Lambo, žinai, tai aš turėčiau uždirbti, nežinau, po 1 milijoną per metus mažiausiai, nežinau, dar daugiau turbūt, po 1,5 milijono, kad čia man būtų, protingas pirkinys, kešų nusipirkti mašiną, žinai. Ta prasme, aš pasižiūrėsiu tos žmonės, kurie jauni žmonės vertina sėkmę pagal tai, kad jie ten sėdi, dropshipina, grindina, susėdė į namus, užsidarė, kažkaip užsidirba ten, pavyzdžiui, 100 000 eurų, kas yra šaunuoliai, ta prasme, labai sveikintinas pasiekimas ir ištaško viską ant kelionių Dubajų, ant mašinų, ta prasme, aš tai žiūriu kaip į kvailus poelgius ir vertinu neigiamai ir aš manau, kad tas vaikymasis pinigų, dabar sėdėtų užsidarius 12 valandų namie kur nors arba kurti kažkokią verslą daryti, tam, kad tu galėtum nusipirkti daiktą ir ištaškyti visus savo užsidirbtus pinigus, tai man atrodo kvaila. Aš norėčiau irgi prabangių dalykų, prabangių mašinų, tiesiog aš žiūriu, kad tu galėtum tikrai savo leisti tuos dalykus, tai tau reikia uždirbti daug daugiau ir dalykai nekainuoja tiek, kiek parašyta. Kad tu galėtum nusipirkti savo, nežinau, papuošalų, aš nusipirkčiau savo grandinę už 20 000, aš nežinau, aš turiu būti multimilijonierius, kad aš sau leisčiau tokius dalykus. Nes jeigu aš užsidirbu 20 000 ir nusipirku grandinę už 20 000, tai debilas esu visiškas. Mano tokia yra nuomonė, gal jinai šiek tiek kategoriška, bet man tas visas, tas raudonosios piliulės, tas pinigų vaikymasis, tai sakau, mane žavi, pavyzdžiui, kai pinigai motyvuoja, jeigu jauni žmonės, pavyzdžiui, kuria verslą ir juos motyvuoja jie nori sukurti kaip įmanoma sėkmingesnį verslą, o verslo sėkmingumas iš esmės yra matuojamas pinigais, kiek tavo verslas uždirba. Tai jeigu tu uždirbi, kurį turi, investuoji pinigus atgal savo verslą ir nori sukurti kaip įmanoma didesnį produktą, geresnį dalyką, čia yra wow, čia yra šaunuoliai tie entrepreneriai, kurie taip daro ir aš juos labai gerbiu, bet šiaip tas toks pinigų vaikymasis, kad vaikytis, čia žiūriu, šiandien darau dropshipinu, rytoj darysiu reelsus, paskui darysiu ten su botais kažkokius, nežinau, AI kažkokius kursus pardavinėsiu. Tai man šitas toks yra kažkoks, atrodo, tuščias dalykas. Jeigu pinigai, paskutinė, ką mintį noriu pasakyti, jeigu tie pinigai tave motyvuoja kurti kažką ir kurti kažkokį produktą ir prisidėti prie visuomenės, tai čia yra puiku, veikit ir darykit ir aš džiaugiuosi, kai žmonės susidirba, stengtis netaškyti durnai pinigų, jeigu tavo tas pirkinys yra didžioji dalis tavo visų turimų pinigų, tai gal jis nėra pats geriausias, nebent tai yra dalykas, kuris tau duos papildomų kažkokių pajamų, arba ten, nežinau, gal kas nors, gal už mokslus norėjai susimokėti, irgi. Bet aš manau, kad svarbiausia būti protingiams su pinigais ir žiūrėti, kad netaptum tu vėliau žmogus, kuris daro tai, ko nekenčia. Ir paskui pradėsi nekęsti savęs dėl to, kad norėjai kažkokių paviršutinių dalykų. O žiūrėk, tau neatrodo, kad aš paminėjau socialinius tinklus prieš tai, tau neatrodo, kad tas visas noras, to, ką tu dabar pasakėjai, ir yra iš tenais dėl to, kad galbūt jauni žmonės jaučia spaudimą, kad nes mato, žinai, kad jisai irgi jaunas ir tas, ir anas, ir trečias, jie visi jauni ir jie turi tiek daug pinigų, tai reiškia, reikia ir man jau dabar pradėti kažką daryti, tai žinai, gal jie iš to tokio pavyzdžio ir tos normos sukurtos. Gal, žinai, iš to ir kyla tas, tada, žinai, nepasitikėjimas, kad, aš nebūsiu prastesnis. Čia yra liūdnas irgi dalykas, nes, sakau, žmonės mato ir jie mato kažkokį ten būt 20 metų ir važinėti su Porsche arba Lambo kaip normalų dalyką, nes supranta, kad dažniausiai tie visi dalykai yra nuomoti, kad jie neturi tiek pinigų, kad galėtų tikrai sau leisti tokį dalyką kaip toks prabangus automobilis, kas iš visų turbūt finansinių tikslų prabangus automobilis neturėtų būti nei pirmoji, nei antroji vietoje. O sakau, kas žmonės savo nusistato tokį bazinę liniją, kad taip turi būti, kad man turi būti 2.5, aš turiu važinėti su Lambo ir aš sakau, man patinka prabangus daiktai, aš varna esu, aš noriu savo irgi leisti brangų gražų laikrodį, gražų namą ir gražią mašiną, bet kad tu galėtum savo leisti tokius dalykus
protingai, finansiškai, patogiai, tai tu turi, būti užsidirbęs ir susikaupęs tikrai daug pinigų, o kad susikauptum, tai geriausia, aš manau, yra taupyti, investuoti ir auginti savo investicinį portfelį, žinai, nes jeigu aš dabar, tai ką aš dabar nusipirkčiau, kokį nors išskelbę LT Porsche susiradė, žinai, tipo, ir kam nuo to geriau. Netiek daug kainuoja, aš pasakysiu. Porsche'as, tai aš manau, kad čia, žinai, ir čia tokį pavyzdį duodu, aš kalbu jau, žinai, jeigu ten iššauni kažkokį labai labai brangią mašiną, ta prasme, daug iš jų yra pakankamai, normalios tos kainos, bet aš sakau, kad vien ta kultūra tokia atėjus, kad reikia keliauti ir kelt mėlyną vandenį, jeigu skrendi kur nors ir, žinai, jeigu esi mergina, tai turi kelt gražiausias fotkės iš Maldyvų arba Dubajaus ir žiūrėkit, viskas yra gerai kurti savo gyvenimą. Aš manau, kad nieko nėra man kiečiau negu žmonės, kurie normaliai, protingai ir taktiškai kūrėsi savo gyvenimą, kurie pasidalina savo algą ir taupo antrom atostogom, atidėlioja nuo kiekvienos algos, o ne tiesiog ten už paskutinės babkės nusipirkė savo kažkokį prabangų automobilį, nes nusipirko Andrew Tate kursus. Žinai, man kažkaip tokie kvaili dalykai ir sakau, labai gaila, kad yra tikrai žmonių, jaunų bičių, kurie taip ir vertina, žinai, sėkmę, kad tu turi turėti žiauriai gerą mašiną, turi turėti didelę chatą, nors šiaip didelė chata yra kietai. Aš manau, kad gražius, gerus namus turėti yra tikrai geras yra šitas finansinis tikslas. Bet grinai, tai tokios mašinos, babkės, keliauti, leisti pinigus, pirkti savo draugeliam kelionės, žinai, papuošalus pirkti, nežinau, laikrodžius brangius. Tai čia tikrai neturėtų būti prioritėtų sąrašo viršuje, aš manau. Ir jo labiau, kad tu turi pinigų, tu netampi nuo to geresnis žmogus. Tai čia irgi svarbiausias dalykas, aš manau, ką reiktų išsinešti. Pinigai tai tik tai padeda patogiau gal gyventi, jausti saugiau dėl ateities. Ir nežinau, skaniau pavalgyti ar pamatyti kažką pasaulyje, bet jie nepadaro tavęs geresnių ir kartais galvoja, man atrodo, iš tų vakarų atėjusiai šitais red pill dalykais, bičiai, kad čia mus dabar padarys kažkokiais labai vyriškais ar didžiais. Ne taip vyriškumas, man atrodo, matuojamas. Ne pagal tai, kad tu nusipirkai leasingų kažkokią prabangią, tipo superkarą, arba kad tu nusipirkai iš paskutinių babkių kietą tačką dabar ir gali rodyti visiems. Turi rūpinti savo šeimą, aš manau, vyriškiau yra, negu flexint žmonėm daiktais. Atsiverksiu, aš tau pasakysiu, žinok, man jau. Aš apsimyšiu, kad aš negaliu, aš nepalaikau į emocinį intimumą. Man pasako, pradedam daugiau pasakyti, tu man pas brangiausias, aš taip patysiu. Žinok, Tai aš labai greitai, žinok, mano paskutinis klausimas tau yra tada. Mes šitą klausimą užduodam visiems žmonėms. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok kažkokioj dideliai aikštėj, Lukiškių, pavyzdžiui, aikštėj, stovėtų tokia didelė švieslentė ir ten būtų parodyti visi tavo finansiniai sprendimai, pasirinkimai, ką tu galbūt padarei, ką išleidai, ko norėtum, kad tenais neparodytų? Labai norėčiau, kad neparodytų, kiek išleidžiu ant maisto pristatymą į namus. Aš nekenčiu, kad Revoliutas yra padaręs, kad tu gali matyti, kur išleidai skaičiuką. Ir mes taip susėdam su draugė, pasižiūrim, tu matai, kiek mes, pavyzdžiui, šiemet pravalgėm ant kokio bolto. Saka, ne, ką žinau, 600 eurų, pasižiūrim, 1000. Tai tas yra, aš turiu irgi čia, iš tikrųjų labai daug pizdėlių, koks aš čia protingas. Aš iš karto noriu pasakyti, kad nėra taip, kad aš turiu labai daug ir prastų finansinių įpročių ir neįgiamų, ir turiu prie kortelės subscriptionų kažkokių, kur man kiekvieną mėnesį nuskaito 6 eurus, aš nežinau, ko aš yra, ir man reikia prisėsti ir išjungti, ir aš toks pats žmogus kaip visi kiti, tik tai, žinai, stengiuosi, norėčiau būti geresnis. Tai norėčiau iš tikrųjų, šiais metais, jeigu išskelčiau tą rezoliuciją, ir norėčiau, kad nematytų niekada niekas gyvenime, kiek aš išleidžiu ant tokių dalykų. Galėtų parodyti, kiek ant alaus išleidžiu, nes džiaugiuosi, man tai iš vis alus, kaip sakoma, man nektaras, aš tai džiaugiuosi, bet norėčiau mažiau užsisakinėti, nes iš tikrųjų taip patogu, taip faina, net jeigu noriu kažkur iš kokio nors greito maisto pavalgyti, tai geriau nuvažiuoti ir pasimti, bet tas užsisakinėjimas tai iš tikrųjų nevalgo tiek, kad lošintų tos mano finansinius tikslus, bet iš tikrųjų galėčiau turėti tikrai daug pinigų arba valgyti daug sveikesnį maistą pats pasigaminęs, ar jo labiau neužsisakinėto greito maisto ir tada savaitės vakarai išeiti kokį nors prabangų restoraną, žinai, tai toks, nenorėčiau parodyti iš tikrųjų, kiek ant Volto išleidęs, nes sakau, pažiūrėjau kažkada Revoliutą, galite patys pasižiūrėti Revoliutą arba turbūt bet kokią kitoj
bankininkavimo programėlį, pamatysit, kad susumuosim, kiek išleidai. Tai va, tai šitą norėčiau nuslėpti. Gerai, ačiū, kad pasidalinai. Tu ne pirmas, beje, žinok, žmogus, kur tą patį sako. Aha, čia reiškia, mūsų visuomenė. Čia, žinok, taip, čia tampa tokia visuomeninė problema. Reiktų uždrausti, jeigu žiūri Lietuvos valdžia, reikia uždrausti apart to, kad čia vienas iš 4 vienaragių, ką turim pas mus, tipo, bet lopsta kas? Kas lopsta? Kažkieno vieno kišenė didėjo, o mes visi kaip Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų piliečiai, kur gyvena, kur yra Voltas ir kitos pristatymo platformos, skurstam. Tai reikia uždrausti. Aš diktatūrą viešiu Lietuvoje, sodinčiau į kalėjimą visus. Paklaus, ką daryčiau, jeigu būčiau valdžioj. Ką darytum, jeigu būtum valdžioj? Labai malonu, kad paklausai. Jeigu, pavyzdžiui, aš būčiau valdžioj, aš norėčiau, aišku, neįmanoma priimti tokio įstatymo, nes šaudai savo į kojas, bet aš padaryčiau, kad negalima, kad yra nelegalu meluoti per rinkimus. Tu negali nevykdyti rinkiminių pažadų. Pavyzdžiui, žiūrėk, dabar Blinkevičiūtė nebuvo, o sakė, kad bus. Kaip galima šitą dalyką nurašyti? Čia yra melas. Pavyzdžiui, jeigu aš tau siūlau savo paslaugą, tu man duodi pinigus arba, pavyzdžiui, mane išrenki ir, pavyzdžiui, duodi man kažkokią naudą, tarkim, išrenki mano partiją, ir aš tada tau sakau, pisau aš ant tavęs, ragų tau. Aš tau žadėjau, kad iškepsiu bandelę, tada tu man davei kažką ir aš sakiau, nebekepsiu tavo bandelės. Tai čia mūsų visuomenė yra nusikaltimas, jo, čia yra sukčiavimas. Taip? Tai kodėl, karočią, politikas gali pasakyti, žiūrėkit, aš padarysiu taip, tada tu išrenki, jisai gauna sėkmę, naudą, mandatų, algą ir tada jis sako, va, nieko aš tau neduosiu. Aš padaryčiau tokį dalyką, kad sodinčiau į kalėjimą. Už tokius dalykus sodinčiau. Ne po daug, po kokius 2 metus. Sės biškai pagalvok. Už korupciją visą laiką sėdėčiau, jeigu tik įrodo, pavyzdžiui, tokį dalyką, kaip su Palucku turėjom, irgi gausi pasėdėti 3 metai, karočią. Nebūtų čia, kad visi gautų, pajaustų tokį biškį, kad negali ateiti su draugeliai sėdėti, meluoti ir pizdėlinti. Aš būna kartais mano draugai užknisa labai, aš išgeriu 3 alaus ir aš pas kalėjimą sodinčiau, sako, ne, gal nebegeri, tave irgi kalėjimą sodinčiau, sakau. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai norėčiau, kad kad biškai rimčiau gal žiūrėtumėm, kad nebūtų, tipo, kad ateini ir darai nesąmonės, dabar pasižiūrėjus, kas vyksta, už visus tokius dalykus, už trukdymą, pavyzdžiui, valdžios procesų irgi. Būtų įstatymas, valdžios procesų trukdymas. Jeigu įrodo, kad jūs užsiimat nesąmonėm specialiai ir nepriminėti įstatymo, bamna, 1,5 metų eikit pasėdėti kalėjimą. Kad žmonės rimtai žiūrėtų. Tu toks diktatorius? Jeigu, pavyzdžiui, toks autoritariškas tas požiūris, žinai, bet už tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip nežinau, už žolę nesodinčiau, bet už tokius dalykus, kas liečia, pavyzdžiui, valstybės valdymo trikdžius, čia yra, mano valstybė čia yra didžiulis nusikaltimas. Nes, tu žmonių gyvenimo kokybė prastėja. Nuo to, kad nėra priimami, man atrodo, normalūs sprendimai ir žmonės nėra suinteresuoti. Aišku, dar ką daryčiau, tai pakelčiau algas politikam. Nes man patinka Singapūrė didelės algos, taip, ir tada ateina normalūs žmonės į tą valdžią, žinai. Nes joks, pavyzdžiui, protingas žmogus, kuris turi gerą galvą, pavyzdžiui, jisai, retai, kada pamatysim, kad jo pirma destinacija būtų Seimas, žinai, nes, o kam varyt? Tai geriau tada aš darysiu kažkokį savo kursų laidą, žinai, nematysim, kad Tapinas eis į Seimą, nes kam? Visų pirma, nei jisai... Bet jį labai kalbina, žinai. Kalbina, bet tai, žinai, nei jisai gauna tokį atlygį, nei jisai turi kažkiek ten tiek įtakos, jis daugiau įtakos turi darydamas tai, ką daro dabar, žinai. Tai va, o jeigu aš manau, kad konkurencingai, pavyzdžiui, joks vaikas protingas mokyklai, kur tu, pavyzdžiui, mokai žiauriai gerai, ne? Tarkim, tu matai, kad tu gali tikrai, tu jau matai, kad tu, jeigu dar mokėsi save pakreipti, esi tas iš protingųjų, kuris gerą gyvenimą gyvens. Tu būsi gal koks geras gydytojas, geras advokatas, gal būsi prokuroras, teisėjas, gal būsi koks rimtas programuotojas. Niekada gyvenime nėra opcijos, kad tas protingas vaikas bus politiku. Niekada aš nesu matęs. Dažniausiai politikais nori būti kokie nors debilai klasiokai, kur nėra namų darbų padarę, sėdi tokie, žinai, ko aš būsiu politikas. Tai aš norėčiau gyventi tokioje visuomenėje, kur tie protingieji vaikai, tokie, kur nuoširdžiai galvo, žino, ta prasme, gali kurti protingas įstatymų pataisas, protingą, žinai, valdžią, kad tokie vaikai norėtų eiti. Žinai, tie, kurie nori būti chirurgų, kad norėtų būti ir politikų, o ne tie, kur tipo, kažką papizdėlinau, čia nuvariau į būrelį, karočią, žinai, kur varysiu, va dabar varysiu su šitais, karočią, ir varysiu, žinai, kokiam mažam miestelį, pasimsiu mandatą, va, sėdėsiu 8 metus, nieko neveiksiu. Nesąmonė. Norėčiau, kad tie protingieji, aš kadangi pats nesu tas iš tų protingųjų, aš mokyklų mokiausi neblogai, bet nebuvau tas toks, kur akademiniam pasauliu. Tai aš norėčiau būti autoritaras, karočią. Jo, ir visus tokius.
Visus šito tokius, kurie politiniu požiūriu. kurie trikdo valstybės valdymą, Man Nedas atrodo- Zimantas, 2063 metai, balsuokit. Tai va, aš būna kartais pagalvoju apie tokį dalyką. Tai va. Ačiū, kad Šiaip tu net pasidalinai. neklausi, aš tiesiog norėjau pasakyti, ką pasodinčiau į kalėjimą. dėkoju, Tai va bet visi, taip, kas gerai. trikdot politinį gyvenimą, nėra senaties terminų. Ateis vieną dieną jaunimas ir atkas viską, ką darėt. Va. Su grasinimu Jau. baigiam, palaikom, Va važiuojam, jau. karočią. Ačiū už Ačiū. pasidalinimą, šiaip už labai tokį atvirą pasidalinimą. Ačiū, kad parodė ir savo tokią jautrę pusę. Man buvo labai gražu, žinai, aš kaip moteris, man gražu tokie dalykai, žinai, kur tu sakai, kas yra vyriškumas. Nu, tai yra vyriškumas, kad tu gali parodyti visas savo pusės, nes tai yra drąsa. Ir man atrodo, kad drąsa yra vyriškumas. Aš irgi norėčiau tikėti. Tai va, aš irgi noriu to tikėti. Tai šiaip labai džiaugiuosi, kad atvariai čia nais, pasidalinai iš visų kampų apie tos pinigus. Sakiaugi, kad nebus čia taip labai konkrečiai apie tos pinigus, kad požiūris svarbiausia, žinai, sužinoti. Ir noriu tau padovanoti tokią dovanėlę. Ką su dovanų dar? Aš galvoju, vanduo buvo dovanos. Nieko savo laida. Tai va, čia yra tokia dovanėlė, žinau, Oi, kad mano turi spalva. merginą. Ai, čia merginai. Tai ten yra, žinai, turim merginą, mes čia turim tokias korteles, pagaliau jauku ir jos yra pokalbiams su antra pusė apie pinigus. Geras. Tai aš aiškus matau, kad, nu, žinai, tavo požiūris yra mano žvilgsniu labai teisingas, bet žinok, nu, tikrai, kai prie tų kortelių prisėdė, taip tokių klausimų, žinok, atsiranda, kur Ja. galbūt ar nesi aptaręs Geras. su O, labai antra įdomu, pusė. labai Tai tikrai įdomu, žinai, toks įdomus neliestas kampas. Tai va, Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ačiū tau labai. nenupitak. Davai, kaip nors rimtai. Ne, tokį su moterim sunku sumušti. Čia mama Ne, seksizmas davai išlenda. va vat tokį, žiūrėk. Viską gali išskyrus pitaką. Nu, tą tokį. Nu, Davai. o Visi girdėjo. Nuo Vilniaus iki Kauno. Ačiū. Ačiū labai.